Labadiena, ponios ir ponai, čia Istorijos lentyna ir Istorijos lentyna šiandien turi jums skambų pranešimą dėl to, kad su trenksmu šiandieną po užsitęsusios rinkimų ir visokiausių kūrybinių dalykų pertraukos sugrįžta Valdas Rakutis ir mes pradedame naują ciklą. Sveiki, Valdai. Sveiki. Tai gal jūs ir pristatykite, kaip tas ciklas ir kur mes čia dabar keliausime. Bet pirmiausia, reikia įnešti šiek tiek intrigos. Jo, niekam. Tai šitas sprendimas pradėti naują ciklą gimė Klaipėdoje, kur mes su Robertu viešbutį pasilikom po mūsų renginio. Nusipirkom arbatos, diskutavom ir tada priėjom tokio sprendimo, kad negalim mesti viso to reikalo. Negalim. Ir kad reikia tęsti. Tai čia ir žmonių buvo pageidavimas ir kažkaip logiškai lyg tai ir prašėsi tęsti. Tai čia tai toks, kaip taip gimė. Antras dalykas, esu pasakęs studijų metais, niekada nedėstysiu 19 amžiaus. Tai jau teko... Bet kodėl jūs taip pasakėte tada? Todėl, kad kadangi daugiausiai vis tiek kalbėjom apie Lietuvą, tai tas Lietuvos 19 amžius labai toks, iš tikrųjų liūdnas, skausmingas, ten daug visokių praradimų, ten jeigu buvo kas nors gero, tai vis tiek blogai baigėsi, išskyrus gal... O kadangi mes einam tokių visuotinės istorijos pjūvių, tai čia 19 amžius yra labai įdomus, labai daug pokyčių, labai daug yra tokių pasikeitimų ir jiems negalima skirti mažai laiko. Čia paviršium galima nučiuošti, bet aš manau, kad reikia nenučiuošti paviršium, bet pasigilinti apie reiškinius. Ir kadangi Lietuvos žmonės, dažniausiai kažkaip tai galvoja, kad viskas prasidėjo 1918 metais, tai iki 18 metų. Viskas, kas vyko iki 18 metų. Aš radau tokią knygą, kurios nesu dar skaitęs, bet jinai vadinasi Ilgasis 19 amžius, kuris trunka nuo 1789 iki 1918. Nuo Prancūzijos revoliucijos iki Pirmo pasaulinio karo pabaigos. Ir aš manau, kad tai yra labai gera įžvalga, nes nuliniai metai nieko nelemia. Lemia tam tikri lūžiai, kurie pakeičia epochas. Ir dėl to manau, kad šitos chronologinės ribos mums čia labai, labai tiks, tik tai gal mes jau ten tą 14-18 metų laikotarpį. Atskira serija bus apie tai, bet mes ne tiek kalbėsim apie karą, apie tai, kas vyksta reiškiasi, politiniai minty, kas vyksta žmonių suvokime, tai, kas yra kultūroje vyksta, ta prasme mes aišku skirsim dėmesio ir kariniam temam, bet tie visi, kurie įsivaizduoja, kad jeigu Valdas tai karo istorija, tai čia bus truputį daugiau istorijos negu karo. Šį kartą, ar ne? Aš manau, kad tai yra svarbu, nes nereikia galvoti, kad žmonės yra riboti ir negali pakalbėti platesniam temom. Tuo labiau, kad pas mus Vytauto Didžiojo universitete iš tikrųjų šitiems laikams buvo skirtas išskirtinis dėmesys ir puikus dėstytojai tikrai puikiai vedė ir teko rašyti visokius darbus. Tai aš manau, kad tas įdirbis 19 amžiaus čia bus tinkamai panaudotas. Aš žinau, kad vienas iš labiausiai mylimų jūsų veikėjų 19 amžiuje yra Žiulis Vernas. Tai be jokios abejonės, čia mano viso gyvenimo reiškiasi, aš sakyčiau, netgi idealistinio požiūrio ištakos. Nes Žiulis Vernas, jisai turėjo savo pažiūras, tai nėra tik tai fantazijos, kaip daug kas įsivaizduoja. Tai yra žmogus, kuris labai teigiamai žiūri į pasaulio vystymą, labai optimistiškas požiūris, kad viskas čia darosi, čia technikos progresas, jisai čia viską padarys gerai, žmonės yra tokie nuoširdus, geri, reiškia, bendradarbiaujantis, visų luomų sutariantis, tas yra ideologinis ir jisai kažkuria prasme man ir perėjo ir aš to didžiuojuosi. Ir iš tikrųjų tas 19 amžius, tas ilgasis 19 amžius ir pasibaigs šitą tokią nuotaiką, kad yra belle epoka, kad viskas eina į priekį, kad pažanga, kad taika, kad žmogus suaugo, kad jis yra kitoks, visas tas susprogs su pirmojo pasauliniu karu, bet jo išvakarėse vis dar žmonės tikės, kad šviesus rytojus egzistuoja. Mano pirmosios žmonos dėdukas, kuriam buvo 98 metai, kai mes su juo bendraudom, jis yra pasakęs, taip gerai kaip iki 1914 metų daugiau niekada nebuvo. Tai man tas posakis būdavo keistas, sakydavo, senas žmogus, ten seniau buvo geriau, bet aš paskui suradau labai daug paaiškinimų, kodėl jis tai pasakė. Tai čia irgi bus tam tikra intriga. Bet ir dabar žmonės pasako, taip gerai, kaip dabar nesam niekada gyvenę. Yra toks atsikartojimas istorijos, toks tarsi, kad
Nu taip, už tai, kad taip yra, Lietuvos istorijos požiūrių, tai čia nebejotinai, tai užtenka bet ką pajudinti ir matai, kaip mes dabar bent jau materialiai gerai gyvenam, tai čia akivaizdu. O dvasinė prasme, tai aš manau, būtų ir geresnių šiek tiek laikų, tai dėl to čia nebūčiau toks tikras, kad mes... Šiek tiek geresnių laikų. Jo, nes mes dabar labai idėjomis, aš manau, esam pasiklydę. Bet tai čia gal jau apie tai mes kalbėsim, kai imsim ilgai 20-ąjį amžių. 20. Gerai, o mes dabar bandom padaryti įvadinę laidą, kurioje toks panoraminis skrydis į tai, kas bus. Pirmas klausimas, kodėl va, šitas laikotarpis vis dėlto yra kažkokia atskira epocha? Netgi tuose terminuose, kurie buvo pasakyti Prancūzijoje, senasis režimas ir Prancūzijos revoliucija, kuri laiką pradėjo skaičiuoti. Ta prasme, žmonės suvokė tuo metu, kad vyko kažkoks esminis pokytis, kad laikas buvo skaičiuojamas nuo revoliucijos pradžios. Tai čia yra toks, irgi įdomus dalykas. Jie net kalendorių norėjo pakeisti. Viską. Tai jie suprato, reiškiasi, tai čia tokia revoliucijos idėjos įsigyvendinimo forma. Bet iš tikrųjų ir visi žmonės, kurie tame dalyvavo, jie pajuto, kad koks tai pokytis vyksta. Tik tai ne visas valstybės palėtė 1789, kai kas įvyko truputėlį vėliau, bet tai buvo pokytis. Ir psichologinis galbūt pirmiausia. Lūžis kažkoks galvose. Gal net filosofinis, nes, pavyzdžiui, 18 amžiuje egzistavo tokia nerašyta idėja, kad yra labai gerai dabar, kad mes artėjom prie visiško absoliuto ir tik matematikos dėka mums reikia išgryninti formas. Buvo manoma, kad rasta ideali santvarka. Ir iš tikrųjų taip žmonės mąstė. Ir galvojo, kad taip yra, nes, kaip yra po tų visų, reiškia, luominių ten revoliucijų, pilietinių karų, visokių ten, reiškia, religinių karų, atėjo tokia organizacija valstybės, kur atrodė, kad yra ideali. Yra valdovas, yra biurokratija, jinai tvarko, yra luomai, jie visi ten daro, kas jiems priklauso, reiškia, ir tada atrodė, kad, tokia ideali santvarka ir valdovai taip ir manė, tai reikia užšūdyti naują karalių, tinkamai išauklėti ir viskas gerai. Bet kažkas pasisuko. Ir tada, reiškia, pasikeitė. Ir aš, pavyzdžiui, netgi matau šiandieniniai Prancūzijai, jie užstrigo savo revoliucijai. Jie vis dar revoliucijai. Jie gyvena revoliucijų, jiems reikia revoliucijos. Jeigu nėra revoliucijos, yra blogai, jiems reikia pokyčio. Ir va tas toksai noras keisti, reiškia, jisai nesustoja net ir laimėjus tai revoliucijai. Jis vis tiek, reiškia, juos toliau veda. Tai aš matyčiau, ir mes čia, reiškia, kadangi ten knygą mes rašėme apie absoliutizmą, turėtų jau pasirodyti po kelių mėnesių, tai netgi tam Pontelier miestelį, kuriame mes ten su žmona atsidūrėm visiškai atsitiktinai, mes radom daugybę požymių, kad ta revoliucija nesibaigė. Visos gatvės vadinasi ne kokiu nors Liudviko 14 laikai, ne, kur turėtų būti. Gerai. O reiškia, revoliucionierių vardais viskas. Bet jie tokie dvilypiai tie prancūzai. Versalį tai vis tiek myli jie. Tai kur dėsis, negi griausi. Bet realiai, reiškia, Prancūzijos didybė atėjo iš absoliutizmo epochos. Bet tas tęsiasi iki 20. O jie galvoja, kad nuo Prancūzijos revoliucijos. Laisvė. Jiem tas kliūdė. Jų doktrina netitiko realybės, bet jie negalėjo tos realybės griauti, nes gražu. Reiškia, tai dėl to taip ir gavosi, kad ta revoliucija, jinai tokia prieštaringa, jinai tokia tarsi materialinė prasme vis tiek tai maudosi tos, sakykime, Prancūzijos šlovės spinduliuose. O realybėje jie kaip tik tai teigia, kad čia blogiečiai buvo. Reiškia, monarchinė sistema, absoliutinė monarchija yra blogis. Ir jie niekada prie jos negrįžo. Prie imperijos taip, bet prie karalystės ne. Čia prie Napoleono mes dar grįšime šitoje serijoje. Dar bus ten jų abejonių tame šimtmetyje dar bus, kai prancūzai bus pasiskirstę į dvi dalis. Vieni už monarchiją. Taip, tai buvo teisingai, Liepos monarchija buvo, reiškia, tas restauracijos laikotarpis, tai jisai kaip ir grįžo, reiškia, bet tik tai dėl to, kad išorinės jėgos tą padarė, o jie patys jau kažkaip norėjo eiti toliau, nes tas, sakykime, kada griūva kažkas, tai kažkas gimsta. Ir tas, kas gimsta, tampa labai svarbu tapatybės dalimi. Ir tada, reiškia, jiems labai sunku suvokti ankstesnį, su Lietuva tas pats. Mes sakom, kad 1918 metais vyksta esminis pokytis. Viskas, kas buvo prieš tai, yra mažiau svarbu. Taip. Išskyrus prielaidas, kurios leido pasiektus 18 metus. Ir tada, reiškia, mūsų smegenys tuos visus mums neįdomius dalykus nustumė į šoną
išryškina tą vieną pasakojimą, tai tampa mūsų naratyvo dalimi ir mums atrodo, kad taip tas 19 amžius ir atrodė, kaip ten tautinės Lietuvos valstybės, reiškia, istorijos kažkoks gabalas. Tai anaip tol dominuoja kitos idėjos, reiškia, ir tos kitos idėjos pateikia kitokią realybę, o ta kita realybė sudaro tų žmonių gyvenimą esmę. Toynbee toksai buvo istorikas, jis sakydavo, kad atsirastų kažkas nauja, neįmanoma pataisyti seno, reikia, kad tai sugriūtų. Tai kas sugriuvo? Vat mūsų toje epochoje, kurią mes kalbėjome praėjusioje visame cikle, 18 amžiuje absoliutizme kažkas sugriuvo, kažkas neatlaikė. Iš tikrųjų, kas nukentėjo, gal taip pasakyčiau, tai žodis laisvė. Nes toje epochoje iki absoliutizmo, jeigu taip iki 17 amžiaus vidurio žiūrėsim, ar kitur ten 18 amžiaus pradžia, egzistavo didelė dalis laisvės. Žmonės turėdavo laisvą apsisprendimą. Reiškia. Čia labai įdomus dalykas, profesor, jūs turit kažkaip aiškiai išdėstyti šitą momentą, nes daugybė šiuolaikinių žmonių absoliutizmas asocijuojasi su nelaisvė. Tai būtent, tai jisai suvaldė tą laisvę, kuri buvo iki tol. Absoliutizmas. Absoliutizmas. Nes, pavyzdžiui, ką reiškia profesinė kariuomenė, ne? Arba, pavyzdžiui, rekrutinė kariuomenė. Tai žmonės per prievartą deda į kariuomenę, taip? Jiem kažką ten moka, bet realiai tai jie yra... Bet pirmoji bendrų šauktinių kariuomenė atsiranda Prancūzijos revoliucijos metu, kada pašaukė visus nuo 18 ten iki 20, man atrodo, 6 metų, visus. Nesvarbu, ar tu esi katalikas ir nelaimini tos valdžios, nesvarbu, ar tu esi didikas ir tau nepatinka tu esi monarchistas, niekam nesvarbu. Svarbu, kad yra valstybės. Tai čia yra naujas reiškinys. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, reiškia, iki profesinės kariuomenės įvedimo, nuolatinė kariuomenė, atsiranda Prancūzijos karalystėje. Taip, Liudviko 14 laikais, kada atsiranda, reiškia, tokia profesinė kariuomenė, kuri neišsiskirsto taikos metais. Tai ir ją žmonės yra rekrutuojami įvairiais būdais. Tai pas prancūzus ten gal daugiausiai laisvo būgno, ta prasme, jos ten savanorius verbuoja iš esmės, arba šveicarius kokius atveda. Bet reiškia, atsiranda ir prievartinė Prūsijos kariuomenė, per prievartą žmonės. Lietuvoje atsiranda toks dalykas, nuo tiek ir tiek ten kažkiek žmonių. Bet tai šita sistema prievartinio, reiškia, rekrutavimo, jinai sunaikina tą laisvą būgno sistemą, kuri buvo iki tol. Iki tol žmonės tarnaudavo, nes norėdavo tarnauti. Iš esmės komplektuodavo savanoriškumo pagrindu. Tai absoliutiniai monarchijai labai daug viskas yra suvaržoma tam tikrom taisyklėm ir labai daug yra prievartos. Ir tas žmonės labai, reiškiasi, daro nelaimingai. Žmogus nesvarbu, kad viskas ten gerai ir šaligatviai gražus. Ir kad yra kažkokia tvarka. Bet tuo pačiu metu žmogus nori save realizuoti. Jis, pavyzdžiui, gal jam nepatinka jo vieta. Pavyzdžiui, mes dabar labai norėtume pinigų, Robertai, ne? Labai norėtume pinigų. Taip mums labai reikia, reikia. Tai mes labai susiorganizavę galėtume uždirbti, jeigu mums pavyktų. Padarytum daugiau laidų, čia paprašytumėm, kad... Biški taip, žinai, dar biški jungtume kažkokius, žinai, tenai presus, ten dar ką nors. Bet esmė, ne apie tokias laidas eina kalba, bet eina kalba, pavyzdžiui, kad mes galim verslą padaryti, jeigu labai labai norim. Ne? Ir mes galime tai daryti. Tai absoliutizmo laikais šitą buvo sunku padaryti. Buvo sunku padaryti, todėl kad egzistavo daug visokiausių suvaržymų, luominių. Administracija priklausė kažkokiem karaliaus paskirtiem pareigūnam, kurie nesuinteresuoti ekonomikos vystymu, skyrus valstybinę ekonomiką. Ne? Ir tu tada susiduri su tais apribojimais. Ne? Bet ar tas išsilaisvinimas įvyks? Ar ten 19 amžiaus kariuomenėse kariavo žmonės, kurie ėjo ten tik tai iš širdies ir tikėjimo? Bet ten jau, reiškia, yra truputėlį kiti laikai. Mes dabar turim rasti, reiškia, šitoje mūsų įvadiniai laidoj, kas vyko absoliutizmo epochoje tokio, kas sugriovė absoliutizmą ir tuo pačiu sukūrė naują epochą. Koks mūsų uždavinys. Mes turim, jeigu mes baigiam, reiškia, praeitą laidą su ta erozija absoliutizmo, kaip ta santvarka griūva, tai iš esmės dabar tos pačius laikus lendam, bet jau ieškom tų ankstyvųjų želdinių, reiškia, ir tų ankstyvųjų tokių augalų, kurie paskui suvešėjo ir sukūrė naują epochą. Nes ieškoti ištakų įvairiam reiškiniam reikia praėjusioje epochoje. Pramonės revoliucija toli ten kažkur bus. Jinai bus svarbi, jinai pridės tą trečiąjį luomą. Labai stipriai iškels. Tas luomas buvo trečiasis, bet jinai labai pasikeičia, kas ten atsitinka. Tai dabar, kadangi yra čia ta iliustracija, mes prie jo ir prieikim. Kokia yra ekonomikos pagrindas?
kada atsiranda merkantilinė, reiškiasi, politika, kada Prancūzija stengiasi daugiau parduoti, mažiau pirkti, jeigu gauti tik žaliavas gauti, o ne kažkokias prekes, tada apdirbti ir parduoti produkciją, neatsiranda čia toks valstybinis interesas, čia pinigai, turtingas kraštas. Tai jau tada, reiškia, dominuojanti tokia įmonės forma yra manufaktūra. Viduramžinė manufaktūra, bet jau valstybiniam sektoriui jinai yra valdoma biurokratiniais būdais. Iškai jau atsiranda kažkokia tai valstybinė ekonomika, kur sujungia tuos visus dalykus ten. Transporto kelius, dėl to tobulina infrastruktūrą, daro kažkokius tai ten irigacinius projektus, kad tomis upėmis būtų galima ten praplaukti, tam, kad galima būtų pastatyti uostus, iš kurių išplauktų tos prekės į kolonijas, iš kolonijų, reiškia, valstybė deda leteną šitoj vietoj. Ir matosi progresas, nes valstybė turi daug priemonių. Reiškia, jos neberiboja kažkokie vietiniai muitai, ten, kur viduramžiais buvo, kur kiekvienas kaimas turi prie kiekvieno tilto nulupti ten kokį luidorą, žinai, nuo kiekvieno, dėl to išaugdavo prekių kainos. Tai čia tą Brodelis pastebėjo 15 amžiuje to vadinamo kapitalizmo pradžią, reiškia, kada tas viskas vyksta tam tikrose vietose. Tai čia dabar valstybė perima monopolį šitoje vietoje didelę dalim. Bet, reiškia, tuo pačiu metu pradeda didėti įmonės, stambėti įmonės ir tada atsiranda, reiškia, ir privačių investuotojų, kurie, paima... Tampa stambiais kapitalistais tokiais. Jo, ir kada jie tampa tokiais stambesniais, jų atstovavimas valdžios institucijose, luominiai monarchijai buvo, kad ir ribotas, bet buvo kažkoks. Kaip jūs, Valdai, žiūrite į tą ciklinę teoriją, kuri sako, taip supaprastai, mėginsiu pasakyti, žodžiu, viskas prasideda nuo didingų ir gerų ir dorų karalių, tada tie karaliai pasidaro nebe tokie geri ir savanaudiški, tada žengia į žingsnį į priekį antrasis luomas, tai yra aristokratija, didikai, kurie karaliaus valdžią bando apmalšinti. Tada ateina trečiasis luomas ir prasideda pirklių epocha, kurioje svarbiausias dalykas yra pinigai. Nėra garbės, nėra kito intereso, yra turtas ir materialiniai dalykai, pirklių epocha, bet pirklių epochoje taip jau atsitinka, kad turtėja tas 1% arba ten 2, likę visi neturtėja ir galiausiai šitame cikle ketvirtasis luomas padaro revoliuciją ir nuneša tuos, kurie yra viską pasiėmę ir tada ateina karalius, išgelbėja chaosą ir prasideda naujas ciklas. Ką jūs galvojate? Aš manau, kad ta teorija iš esmės atspindi daugelių procesų, kurie ten vyksta. Ir aišku, ten gali būti ir nukrypimai nuo jos, nes ten kartais būna tokių keistų paradoksų, apie kurios paskui kaip kalbinu, tai tada ta schema subyra. Net konkrečiu atveju gali būti visai kitaip. Bet, pavyzdžiui, labai svarbus dalykas. Įsivaizduokime, energingų žmonės absoliutizmo epochą. Tu labai nori ką nors daryti. Pavyzdžiui, išplės žemės ūkį. Kadangi mes jau pinigų nebeuždirbsim, kaip supratau, tai tada gal prie žemės ūkio grįžkim, tai toks aiškesnis lietuviams bus pavyzdys. Ir, pavyzdžiui, žmogus nori priplėsti. Ir ką jis Prancūzijai gali padaryti? Žemė visa jau turi savo savininkus. Tu gali ten pasistos žemės kažkokios tenai bandyti padaryti, nes ten yra laisvi žmonės, ten nėra baudžiavos Prancūzijai. Prancūzijoje yra apmokamas darbas, taip yra dvarai, bet tie žmonės nėra vergai, reiškia, jie gauna kažkokius tai pinigus. Bet jie vis tiek atsidursi tai, kad jie negali labai daug uždirbti. Jiems bus labai sudėtinga, nes jos kuo daugiau uždirbs, to daugiau iš jų kažkas atims. Ten jie vis tiek turi virš savęs kažkokį poną. Tai kur tie žmonės dės? Jie važiuoja į naują pasaulį. Masiškai važiuoja, nes ten, eikit jūs ir daryk, kas tau trukdys. Kas tau indienai kažkokie trukda. Tai tie indienai mes juos nušausim. Toks aš čia dabar žiauriai kalbu, reiškia, bet toks požiūris žmonių. Ir jie tenai nori veikti. Dėl to naujajam pasauliu susikuria to, sakykime, nežodis pažangesnės gal ne, bet aktyvesnės ir labiau radikalios bendruomenės, kurios, iškisi, gali padaryti ten labai uždirbti didžiulius pinigus. Ir ten tu nesuvaldysi kolonijose, nes visą laiką gali nueiti dar 10 km toliau ir paimti naują plotą. Tengi ten ta žemė dar... Viskas buvo... Tik tai tiek, kad jinai iš tikrųjų nėra ta žemė niekieno, jinai turėjo senuosius šeimininkus, tai iš tai jie buvo naikinami pirmoje vietoje dėl to, kad būtų galima iš jų kažką atimti. Tai vienu žodžiu, tas procesas 18 amžiuje dar sistema puikiausiai funkcionuoja, bet tie žmonės, jie taip kaip garas per daug
sukyla, tai per apsauginius voštuvus išeina. Tai tos kolonijos yra tie voštuvai. Ir per juos... 19 amžiaus pabaiga, tai ten bus į kolonializmo viršūnė, ten Afriką paims jie ten per, Bet jau per kokius 30 metų. 18 amžiuje vyksta šitie procesai, reiškia, jau tie žmonės išvažiuoja, jau gali ten ką nors daryti, tik tai tiek, kad, reiškia, tos techninės priemonės vykimo ir visa kito, jos dar yra labai nesaugios, labai nepatogios ir dar nėra valstybės suvokimo, kad tą reikėtų kažkaip skatinti. Tai čia 19 amžiuje mes pamatysim, bet daug kas jau 18 amžiaus pabaigoje vyksta, jau tie procesai yra ir, sakykime, žmonės, kurie domisi mokslo ir technikos pažanga, 18 amžiaus pabaigoje jau matosi šitie dalykai. Ta prasme, jau yra daugybė išradimų. Jeigu mes pasižiūrim geografinius atradimus, jau daug kas 18 amžiaus pabaigoje vyksta. Ir atsiranda erdvė veikti tiems veikliams žmonėms. Ir jie tampa svarbus dėl to, kad, reiškia, atsiranda jau, jie yra sąjungininkai kažkam tai. Tai jeigu, pavyzdžiui, seniau tai buvo karaliaus monopolija ir karalius, pavyzdžiui, ten tokius kviesdavo tos specialistus, darydavo kažką, tai ten, tai, o jeigu jam tai neįdomu, nu, tai jie tada, reiškiasi, pas kitą važiuoja, jie jau čia nieko nepasiekia. Kitaip sakant, kad tas absoliutizmas, jisai sudaro sąlygas kaip koks inkubatorius užaugti naujiems sluoksniam, naujom idėjom ir daugiau kitiem dalykam, bet jisai pats paskui tampa kliuviniu tiem naujai užaugusiam reiškiniam. O žiūrėkit, o naujoji santvarka nepasidaro savo kliuviniu. Aš visą laiką, klausydamas jūsų apie istoriją, skaitydamas apie istoriją, bandau su šiais laikais suvesti. Man tokia yra kilusi, nežinau, crazy idėja, galbūt ją visi čia mūsų iškai sukritikos, bet man atrodo, kad naujieji žemvaldžiai, naujieji didieji feudalai šiuolaikinėme pasaulyje yra kaip tik šiuolaikinių aukščiausios technologijas valdantis šitie koncernai. High-techas. Ten visi Muskai, Google, manau, kad Google'as yra galingesnis už Liudviko 14 Prancūziją šiais laikais pasaulyje. Arba ten Facebookas koks nors, ne? Jie turi galę ir valdo debesis, kuriuose žmonės apsigyveno. Ir va tas, kaip čia, technologijos, kurios turėtų išlaisvinti, galiausiai mus padaro priklausomais nuo tų, kurie jas valdo. Kaip jums skamba tai? Tai taip ir yra. Tai kiekviena epocha išgyvena 3 laikotarpius. Nu čia tokia schema, bet jinai labai. Ir ankstyvasis laikotarpis, kada jinai stipriai ir auga. Vandens? Antra epocha, kada jinai tampa klestėjimo fazėje, pasiekia išbaigtas formas ir akivaizdžiai ryškis. Ir tuo pačiu metu, kada jinai yra klestėjimo fazėje, jau gimsta trečioji etapa, tai yra erozija. Tai yra tas, kada jinai pradeda eižėti, jinai kažko nedaro. Nu, tarkim, padaro tie naujieji aktyvieji dalykai, nes jie gimsta dažniausiai ne klestėjimo aplinkoje, o jie gimsta kažkur šone ir jie, reiškiasi, nori irgi tai padaryti, bet jau nebegali, nes jau jie nebegali varžytis gale su tais senaisiais banginiais, tarkime, ir atsiranda noras juos išstumti, bet nėra tam resursų. Ir tada jie, reiškiasi, ieško tų landų, visai tenai bando apeiti, bet kada jiem neapeina, tada jie pradeda stumti tuos didžiuosius, užimti jų vietą, kautis, sukelia revoliuciją. Mes čia kalbėsime apie Europą didžiąją dalimi, ar ne? Tai man atrodo, kad Europa kaip tik dėl to ir iškrenta dabar iš dabartinio žaidimo, dėl to, kad Europoje neturi nieko high-techo. Nėra aukštų technologijų, nėra debesų, nėra dirbtinio intelekto, nėra investicijų į ateities technologijas, visa tai vyksta Amerikoje ir Kinijoje. Todėl tie banginiai ten kažką stumdosi, ką? Todėl, kad taip ir yra. Už tai, kad, reiškia, žmonės nori patogiai gyventi. Jie nenori prarasti savo privilegijų, jie nenori turėti daug vaikų, jie nenori labai stipriai rizikuoti. Tai čia yra trečia stadija. Taip, akivaizdžiai. Akivaizdi trečia stadija, bet jinai trunka jau daug metų. Ir todėl visiems atrodo, kad čia tos šnekos apie stadijas nieko bendro neturi. Taip, už tai, kad nėra determinacijos. Iškia, šituose procesuose, kuriuos mes kalbam civilizaciniuose pokyčiuose, nėra taip, kad viskas čia turi va čia ir dabar pasibaigti, nes viską dar gali išspręsti kažkokie taktiniai sprendimai. Nu, kaip Romos imperija, jeigu ten jau 2 amžiui, reiškia vakarų Romos imperija, 2 amžiui jau patenka realiai dekadenso būsena, bet dar užtrunka keli šimtai metų, kol iš tikrųjų vyks pokytis. Nu, dėl to, kad teisingas imperatorius atėjo, ten kažkaip vis tiek rado sprendimą, pasirodo ten ne taip blogai, gal neatsirado tų tokių konkurentų, kurie ten prilygtų, reiškia, ir daug yra visokių priežasčių, dėl to tas procesas gali užtrukti. Kai kuriais atvejais gali užtrukti labai ilgai.
Dėl to ir nėra determinacijos, dėl to nėra taip, kad nors mes dabar dekadencijos laikotarpį Europos akivaizdžiai gyvenam, nebūtinai čia viskas sugrius. Nes dar tie naujosios jėgos, jos dar nėra tiek labai stiprios, reiškia, ir dar gali atsirasti kokie nors protingi žmonės, ar kažkoks karas, kuris priverčia. Atkreipkite dėmesį, nuo 8 metų mes neturime ekonominės krizės. Ir kokios priežastis? Kitos krizės atėjo ir jos neleido užmigti, neleido užsidaryti tose ratuose, padaryti per produkciją, reiškia, ar padaryti kažkokius burbulus, kurie susprogdintų visą ekonomiką. Nu, karas, užsakymai, pertvarkos, reiškia, ir vėl viskas juda. Tai tokiu būdu, reiškia, kartais šitos naujos krizės, kurias mes visi stebėm ten ir COVID krizė ir visos kitos, jos sumažino realybę ekonominės krizės, kuri šiaip jau turėjo ateiti ten, kas 10-14 metų, būna tos ekonominės krizės. Tai va čia yra tokie paradoksai, kurie gali išgelbėti dekadenciją esančią kultūrą, dar ilgai jinai gali gyventi. Ir kartais atrodo, kad tokia geniali, kad ją pakeisti yra be galo sudėtinga. Tai va, tai čia tas pats ir su absoliutizmu, tai nebūtinai jis turėjo subirėti 1789 metais. Tam tiesiog atėjo tam tikros sąlygos, kad įvyko kažkoks mažas įvykis, bet jis privertė prie... Rusijoje dar iki pat revoliucijos laikysis dar 100 metelių. Nors jau apie jos krizę kalba nuo 1905 metų akivaizdžiai. Tai va. Prašymas buvo uždegti Sebastianą Vaubaną, nuo kurio iš tikrųjų ir prasidėjo mūsų su Valdu epopėja čia. Jis mūsų jungia, šitas žmogus. Bet ką jis veikia mūsų laidoje šiandieną? Vat įdomus dalykas, reiškia, Sebastianas Liprestas de Vaubanas yra žmogus, kuris turėjo ypatingai didelės sąlygas smegenų veiklai. Nu, ta prasme, jau apie ką mes kalbėjom, kiek jis ten tų tvirtovių pastatė ir taip toliau, ir taip toliau. Im kiek nori pinigų, daryk, kad būtų gerai. Jo, daryk, kad būtų gerai. Tai, bet jis tam dirbdamas, reiškia, jisai tokie žmonės mąstytojai, jie aplenkė savo epochą. Nes jisai, reiškia, negali užsidaryti vien savo srityje. Jisai tada domisi, reiškia, ir kitom sritim, nes jam reikia žmonių, jam reikia kvalifikacijos, jam reikia mokymų. Ne, tai yra tokie gabų žmonės, kurie sugeba pralenkti savo laikus gerokai, reiškia, ir jisai, natūraliai priėjo prie to, kad jisai pradėjo kritikuoti žemės ūkio reformą karaliaus vykdomą. Jis nemanydamas, kad kažką blogo, jisai iš meilės valdovų, iš pagarbos šitam žmogui, kuris leido jam šitaip atsiskleisti, be Liudviko 14 Vaubano nebūtų, nes niekas nebūtų ir jo komandos, apie ką mes jau kalbėjom. Bet reiškia, jisai tam tikroje vietoje, jisai nueina į kitą visiškai sritį ir jisai, protų išmeta sprendimus. O čia Seime tas vyksta, kada ateina žmogus, kuris kažką labai suvokia ir gilį ir į priekį, tai jisai natūraliai stoja į kovą su dominuojančiom idėjom. Ir dažniausiai ją pralaimi. Ar ne? Nu, tai visai būna, bet dažniausiai pralaimi už tai, kad jis jau yra amžiai, jis jau nebegali kažko pakeisti. Jisai, reiškia, tiesiog tai yra problema. Čia kaip manęs paklausė, tokiam susitikime, sako, ar tau istorija padeda veikti Seime, nesako, labai trukdo. Nes negaliu pritarti vadovaujančiai nuomonį, dėl to, kad tiesiog mano žinios sako kitaip. Tai taip ir atsitinka su juo, reiškia, ir jisai patenka į karaliaus nemalonę, praranda daugybę, reiškia, įtakos dalykų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra tokia tragiška istorija, po kurios yra sakoma, kad nėra tokios geros idėjos, už kurią neliktum nenubaustas. Reiškia, vis tiek tave baudžia, nes tu... Jis pažeidžia karalių laikų principą, kad niekas negali būti ryškesnis už karalių. Ir ryškesnis, ir tu negali jo kritikuoti. Ypatingai tokiam valstybiniam lygmenį, nes jis buvo labai matomas žmogus. Tai čia labai dažnai, tie iškilę žmonės, jie ateina į konfliktą. Bet gal čia su visom valdžiom taip yra, ne tik karalius? Su visom. Jokių valdžių negalim. Jokia valdžia nemėgsta, kai ją kritikuoja, netgi ir ta, kuris sako, kad kritika pas mus čia yra viskas gerai. Nu tai taip, tai kita vertus, reiškia, dažnai valdžia priversta klausyti šitų žmonių, nes reikia, pavyzdžiui, išlikti. Jinai negali to patraukti generolų į šoną, nes niekas kitas nesugebės organizuoti gynybos arba puolimo, reiškia. Tai va, bet aš ką noriu pasakyti, čia yra tas visaigi dar pradžia absoliutizmo epochos, Vaubano laikai, bet jau 18 amžiaus pradžioje jau jisai patenka į tų, vadinkim, disidentų, nuo žodis 18 amžiuje reiškia kitaip tikinčių žmonės iš esmės. Tai yra sakykime, religinių mažumų žmonės, taip apibūdinami. Bet jis patenka į disidentų tokią kategoriją, kur žmogus už savo idėjas yra skriaudžiamas, jisai praranda savo įtaką, niekas jo ten nenužudo, bet kitais atvejais 18 amžiuje tokių žmonių visą laiką yra. Visą laiką yra žmonių, kurie netinka
absoliutiniam monarchui, o kadangi jis turi didžiulės galios galimybės, jis gali liepti suimti žmogų ten be jokio įstatymų ir ten vis tiek jis suims, reiškia, jau ten suras būdų, ką jam prikišti, nes jis yra biurokratinės sistemos viršuje ir tas žmogus, reiškia, jisai uždaromas yra ir mes žinom, kad 18 amžiuje kalėjimuose sėdi nemažai mąstančių žmonių, kurie nėra iš prigimties kažkokie tai revoliucionieriai, bet jie tiesiog savo protu, jie eina toliau ir jos jau absoliutinę monarchiją išlaiko uždarytus. Jie neleidžia jiems jo, bet jo idėjos, jos turi savo sekėjus. Todėl, kad sėdėjimas kalėjime karaliuje už savo idėjas skatina žmonės jos gerbti. Reiškia, žmonės dėl savo idėjų, dėl viešojo gėrio kažkokio, jie vis tiek sėdi tam kalėjime. Ir natūralu, kadangi nebėra demokratinių formų, kaip nors jiems padėti, išrinkti kitą valdžią ar taip toliau. Mes dabar, kai gyvenam tokioje epochoje, tai mums sunku suprasti, kad rinkimų nėra. Reiškia, taip yra ir viskas. Ir ten koks nors sėdi, tai dar karalius, dar kažkaip visi jį supranta, bet ten koks nors karalius pasodintas, koks superintendantas, ne, ten kažkokio krašto, reiškia, valdytojas, ten, reiškia, jis turi savo interesų, jisai karaliui daro, ką karalius liepia, o visur kitur jisai, reiškia, visiems viską draudžia, resursus ten renka, giminę sodina, nepotizmus, taigi kas yra absoliutinė monarchija, taigi yra tokia sistema, kur Putino Rusija, tai irgi yra panaši šiek tiek į absoliutinę monarchiją. Ir tokiu būdu, aišku, žmonės yra nepatenkinti mokesčiais, nes kiekvienas pralaimėtas karas atsispindi mokesčiais. Tai natūraliai reikia kažkaip tos pinigus sumokėti, investicijų nieks nedaro, tu turi pats iš savęs ir tada žmonės, iškiasi, kyla nepasitenkinimas, tai ten paskui jie pramina tenai, ten išsipusluoja kažkokiu būdu, bet vis tiek, reiškia, tas toksai didėja ir tas toksai tylus pasipriešinimas, jis visą laiką kabo ore. Nes absoliutinėje monarchijoje aišku, kas kaltas. Jeigu yra karalius už viską. Skirtingai negu kai valdo dauguma, tai nieks nieko. Tai tada renkia opoziciją, reiškia. Paskui vėl nusivili, bet tuo momentu tu šleidži. O čia yra karalius. Čia yra karalius. Tai dar tas karalius. Ar už reikalą nukirto karaliui galvą Prancūzijos revoliucijai, tai mes pakalbėsim dar kitoje laidoje, ne? Jo. Ar jis buvo ten kaltas? Jo, bet faktas tas, kad Vabanas pavyzdys yra, kada žmogus, kuris jau turi didžiulius nuopelnus, autoritetą ir visą kitą ir yra apdovanotas visais įmanomais dalykais, tampa disidentu savo gyvenimo pabaigoje. Mhm. Čia absoliutizmo bėda. Jeigu karalius blogas. Net jeigu neblogas, tiesiog. Karaliai irgi žmonės, jie irgi yra riboti, jie turi savo ambicijų, savo kažkokių įsitikinimų. Ir karaliai, ir jų vardu valdantis reiškia, tie pareigūnai. Dabar uždegiau čia Friedrichą, kuris buvo vadinamas apšviestu. Visi jie norėjo būti apšviestieji monarchijai 18 amžiuje. Ir Jekaterina, ir Friedrichas, ir jie čia kalbasi su Voltairu. Ir susirašinėjo ten prancūziškai. Kadangi, reiškia, egzistuoja monarchija absoliutinė, tai visi supranta, kad karalius, ypatingai jo vaikai, yra ypatingo dėmesio objektai. Jie turi gauti geriausią išsilavinimą, jis niekam negaila resursų, nes tai tas žmogus paskui valdys. Čia visiems aišku. Jeigu mes žinotume, kurioje mokykloje gims būsimasis Lietuvos prezidentas, tai padidintume toj mokykloje finansavimą, nes tai atsilieps valstybės valdymo kokybę. Gaila, kad nežinome. O jie žinojo. Jie turėjo privalumą prieš mus. Tai jie kadangi žinojo. Ir aišku, tas valdovas, jam natūraliai valstybės valdymui reikalingos žinios. Daugybės ryčių žinių, reiškia. Ir jisai, aišku, kai kuriais atvejais paskiria pareigūnus, kurie tos dalykus, bet daug kur jis pats turi žinoti. Jam reikalingi mokytojai. Tie mokytojams negaila resursų, reiškia. Ir jie ieško žmonių, kurie būtų nepritarėjai, bet kurie būtų savo srities specialistai ir filosofai, kurie padėtų jam auginti. Čia grįžimas prie platoniškos idėjos, kad valdyti turi filosofai. Jo, išmintingi karaliai. Išmintingi. Ir kadangi, aišku, jie gauna neblogą išsilavinimą, pavyzdžiui, Friedricho II atveju, jisai pats rodė didžiulį dėmesį šitiem dalykam, pats mokėsi iš savęs, tiesiog reikalavo, prašė ir gavo. Tai natūralu, kada pats tapo valdovu, jisai turėjo galimybę skirti valstybės resursus, apsistatyti save labai protingai žmonėms. Dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad jam tos žinios reikalingos. Antras, jis geriau atrodo. Nes jeigu tu bendrauji su šviesiausiais protais, o tie protai visada yra pripažįstami žmonių, visada reikia tokių lyderių. Mūsų galvose dabar kartais, kai sako influenceriai, tai man gaila tų žmonių. Tai ta prasme, tai patys šviesiausi žmonės turi tą dalyką daryti.
Tai jeigu valdovas su tais žmonėm bendrauja, tai matyti ir tas valdovas yra šviesus. Ne, nu tai ta prasme, ir tai nuima tada slėgį. Ir dėl to Friedrichas bendrauja su Volteru. Ir tą viešai rodo visur. Ir Jekaterina dėl to susirašinėja su Taip, Volteru. tas demonstruojama visur, kad tai yra, jie bendrauja, jie ieško ir tada žmonės, reiškia, net ir neturėdami demokratinių, reiškia, kokių tai instrumentų, jie sako, nu jo, bet jie ten turbūt viskas gerai. Nu, jis vis tiek kalba, jisai stengiasi, jisai domisi, jis kažką tai tokio daro. Ta prasme, viešiai ryšiai jau absoliutizmo epochoje labai akivaizdžiai veikia. Reikia labai pateikti valdovą kaip atitinkantį idealaus valdovo tipą. Ir tai galioja netgi tokioje Rusijoje, kur ten, pavyzdžiui, koks nors Nikolajus I žino, kad Puškinui, negalima nieko blogo padaryti. Jau reikia kažkokį surasti su juo atskirą santykį, tarkim. Nes jisai priklausomas nuo viešosios opinijos. Viešoji opinija svarbi. Jeigu nėra rinkimų, tai viešoji opinija yra labai svarbu. Kad nevykstų perversmas. Jeigu nėra rinkimų, kodėl jinai svarbi? Dėl to, kad jisai vis tiek turi valdyti. Jisai negali be valdinių pritarimo, jeigu jie sabotuoja valdovo sprendimus, jam bėda yra. Bet čia yra, man atrodo, tas toks mūsų apsigavimas, kad pritarimas yra būtinas. Nėra taip, kad tu turi absoliučią valdžią, kam pasakysi, pirštų parodysi, taip ir padarys. Taip nebūna. Taip nebūna. O kad gerai dar padarytų, tai dar reikia žmogaus iniciatyvos, o iniciatyva negali būti tada, jeigu negauna laisvės tam tikros. Ir kas atsitinka? Reiškia, aplinkui valdovą susidaro terpė, kur gali tarpti visai protingi, išmintingi žmonės. Patarėjai, tokie filosofai. Nes tai čia pliusas absoliutizmui. Tai žinoma, ir ten aplinkui šviestojo absoliutizmo laikotarpio aplinkui valdovų susidaro tokios terpės ir tie žmonės ten gyvena. Taigi Volteras nebadavo. Nebadavo. Muzikai nebadavo. Orkestrai veikia. Buvo galima kurti muziką. Buvo galima daryti daugybę dalykų, nes tam yra sąlygos. Mocartą globoja imperatorius. Taip. Jie turi globėjus, mecenatus, dažniausiai valdovus arba galbūt kokie aukšti pareigūnai. Dažnai hierarchija nusistato. Aplinkui karalių pati geriausia. Karališkai opera. Žodis. Karališkoji opera. Tai čia aišku, kad čia geriausia vieta ir čia yra geriausi resursai. Geriausias klausytojas, nes reikia suprasti, kad valdovo dvaras tai čia nėra šiaip dvaras, bet čia yra ir visi ambasadoriai, čia įvyksta daug visokių reikalų. Jeigu yra tokia kompanija, geri restoranai, geri virėjai, ta prasme visas koncentracija, visko yra karaliaus dvare ir tada toj koncentracijai yra ir tom pačiom idėjom klausytojas. Tai reiškia, tie absoliutizmo laikų švietėjai, arba apšvietos veikėjai, kaip čia gal dabar dažniau priimta yra sakyti, jie gyvena absoliutizmo epochoje, bet jie eidami tokiu kokybinio mąstymo keliu, jie nėra padlaižiai visą laiką. Dažniausiai netgi kritiškai atsiliepia ir karaliui reikia, kad jį kas nors kritikuotų. Jis turi išbandyti savo idėjas, nes jeigu tu apsistatai padlaižiais, tai nieko tu nepadarysi. Jie tau sukurs aplinkui burbulą ir tas burbulas tave. Tai va, ir čia tada atsiranda taip pat įvairūs projektai, kurie yra finansuojami iš valdovo, reiškia, iš valstybės iždo, bet dažniausiai per valdovo paskirstimus, kur, reiškia, jie skatina tam tikrus projektus. Tai toks projektas gali būti mokslo akademija, pavyzdžiui. Šiandien mažai kas supranta, kas yra mokslo akademija. Mokslo akademija yra protingų žmonių sambūris, kuris iš esmės yra valstybės patarėjas svarbiais klausimais. Ir kol yra šita būsena... Ar pas mus yra tokia? Tai pas mus yra Lietuvoje, bet jinai jau nustumta į šoną, reiškia, Lietuvos mokslo tarybos, ten ir kitų, kur skirsto pinigus. Bet, reiškia, ta mokslo akademija yra patariančioji organizacija ir idealiam variante valstybės vadovai, kokie nors, reiškia, jie kviečiasi mokslo akademiją svarbiais klausimais, įvairiais valstybės valdymo klausimais. Ir ten yra etatai ir tose etatuose yra žmonės, kurie gauna išlaikymą, gauna priedus ir visus kitus dalykus, nes jie dirba universitetai iki klesti 18 amžiuje, jie ten yra, bet mokslo akademija yra tas aukščiausias daiktas, kuris, reiškia, padeda valdovui valdyti. Tai jos 18 amžiuje klesti mokslo akademija. Karališkosios draugijos įvairios, geografų ten visokios, tai kas tos draugijos? Tai draugija yra, jinai organizuoja ekspedicijas, reikia daug pinigų, reikia atrasti naujas vietas, kad išplėsti kolonijų kiekį, bet tuo pačiu metu surinkti informaciją, tuo pačiu metu, reiškia, jie tenai egzotika, turi maitinti tautą atradimų medžiaga, reiškia, nes tauta tada negalvoja apie revoliucijas, o galvoja, tu skaitai tą laikraštį, žiūrėk, ten grįžo ekspedicija, kokie ten nauji augalai, net ten vėlgi ta pati aristokratija, kuri, kaip sakyti, jeigu ne Prūsija ir neturi privalomai eiti kažkokių pareigų,
Tai jie nuobodžiauja, jie užsiima nesąmonėm, nes jiegi nustumti. Jiegi neturi tokios įtakos, kaip turėjo ankstesnėje epochoje luominės monarchijos. Bet jie tada įsijungia į tas veiklas, reiškia, jie gali tenais skaityti knygas, jie ten domisi remti tas ekspedicijas, patys gal kažkokius sūnus savo siūsti kolonijas, kuris ten kažką tai padarys. Reiškia, ir ten tada tas laikraščiai eina, reiškia, vyksta. Bet jūs, profesorius, čia turėtume dabar pasakoti, kaip viskas eina vis blogyn ir blogyn, o jūs pasakot, kad viskas neblogai, kaip tik labai netgi gerai. Paradoksas, absoliutizmas pats užsiaugino savo priešus. Nes ne visi patenka į tą. Ir svarbiausia, kad didžiausios revoliucijos įvyko ne ten, kur buvo prasčiausias valdymas, bet ten, kur buvo geriausias valdymas. Ten, kur buvo didžiausi resursai, ten, kur buvo protingiausi žmonės, ten ir įvyko pokytis. Prancūzijoje. Prancūzijoje. Nes daug kas galvoja, kad visą laiką, ten tie, reiškia, jau vargšai žmonės. Tie vargšai žmonės, kur gyveno kokioj provincijoje, ten kokioj Galicijos Lodomerijos, čia ne pati prašiausia provincija Austro-Vengrijos, bet, Austrijos tuomet. Bet, reiškia, kažkokiam provincija, ne? Tai ne ten revoliucija kilo centre apačia. Todėl, kad jie užaugo, jie jau suprato, jie suvokė, jie aplinkė laiką, reiškia, ir būtent toje aplinkoje vienas iš tokių projektų, kuris turi didelį įtaką visam kam, yra enciklopedijos idėja. Enciklopedijos idėja. Ir todėl čia dabar dega Didro? Taip. Tai reiškia, kas yra enciklopedija? Tai sugalvota, kad valstybė tokia kaip Prancūzija, vadovaujanti monarchija Europai, kad jinai iš esmės turėtų parašyti tokią knygą, kur atsakyti žmonėm į sudėtingiausius klausimus. Idėja nereali. Mes dabar turim knyga prieš tai Biblija buvo tokia knyga prieš tai. Biblija tai buvo, bet taigi Biblija ne apie viską. Taigi mums reikia žinoti apie fizikinius reiškinius, apie geografinius pavadinimus. Tarp Kauno viešojo bibliotekoje yra originalas šitos enciklopedijos pirmosios. Aš kai buvau studentas, ją vartydavau. Kokia kalba? Prancūzų? Tai aš nemokėjau prancūziškai, bet tai buvo kažkas priežastis išmokti. Nepavyko. Čia vienas iš nepavykusių projektų gyvenime. Bet ką aš noriu pasakyti, kad reiškia, tas visas daiktas, jisai, sako, darom tokį projektą. Tada iš karto atsiranda, reiškia, veiklos tie mokslo visokiem žmonėm. Jie tada ten ieško pačių geriausių, kur ten užsako tos straipsnius, tam, kad jiem parašyti yra resursai. Reiškia, ir ta susidaro laukas žmonių, kurie dirba prie tokio svarbaus projekto. Ir kada jie pradeda rinktis, reiškia, jie aplenkia absoliutinės monarchijos, išauga rūbą, jie pradeda natūraliai kritikuoti sistemą. Negerai yra, kad tik tai vienas žmogus, reiškia, priima galutinius sprendimus, nes yra tikėtina, jisai daro didžiausias klaidas, kad reikėtų demokratizuoti jau visuomenę, leisti tiem aktyviems žmonėms veikti. Jie, pavyzdžiui, ten rašo kokius straipsnius, paskvilius, ten visokios formos yra, reiškia. Čia yra tuo metu, kai nėra demokratinės santvarkos, tose centruose atsiranda žmonės, kurie rašo nuostabius dalykus ir jie turi savo skaitytoją, raštingą visuomenę. Jie skaito. Jeigu raštinga visuomenė gali susimokėti už laikraštį, jeigu laikraštis gauna geras pajamas, jis gali būti nepriklausomas. Jis gali gyventi iš prenumeratos, jis jau nepriklauso ten nuo kokio karaliaus ar kas tenai, reiškia, tai atsiranda, reiškia, tokia kaip ir jau šalia biurokratinės sistemos veikianti toks neformalus autoritetas, tokios institucijos ir jos, reiškia, rašo, daro ten ir ten yra ten lokaliniai, ten provincijos irgi vyksta tas, nes kiekvienas tas, kas vyksta centre, tas, kas vyksta į regione, reiškia. Ir ten tada vyksta gyvenimas, ten tada žmonės reiškiasi, tada jūs ten... Taip, Valdai, pasakojate, jeigu būtumėt tuo metu gyvenęs, man atrodo, jūs būtumėt dalyvavęs enciklopedijų sudarymą. Aš 18 amžiuje gyvenau. Gulė 15 metų sąžiningai. Tai tu tą jauti, reiškia, kaip tie žmonės ten jaučiasi, kaip jie gyvena. Tai va dėl to man labai kartais liūdna, kai žmonės, kai to visko nemato, jiems kartais atrodo, kad viskas prasidėjo 1918 metais. Ne, gerbėmiai. Ir ankstesniais laikais buvo centrai. Net vienuolyne gali būti linksma. Tai va, tai čia apie viduramžius. Ir, reiškia, ir va ten tas vyksta tas visas puikiausias, reiškia, toksai, ir jisai jau atsimuša į ribas. Nes ribos yra. Absoliutinė monarchija toleruoja apsišvietusius žmonės ir karaliai ten viskas domisi, ten, pavyzdžiui, čia gal nežinau, ar Prancūzijai buvo, bet mūsų valstybėje buvo. Ketvirtadieniais karalius kviečiasi dailininkus ir kitus kultūros žmonės vakarienį arba pusryčiam.
tokie dalykai kaip šeštasis absoliutizmas, jie ten reguliariai susitinka, šneka įvairiom temom. Vien dėl to norėčiau būti karalium, gali pasikviesti, ką tik nori pas save. Ką tik nori. Tai ant daugiau teisų turėjo, net gražiausias moteris išsirinkdavo. Tai čia yra ko labai nemėgsta visi viešai sakyti tuo metu, bet, tai buvo, reiškia. Realiai, jeigu jau karaliui krito į akis kokią nors labai gražuolę, tai su vyru bus susitarta ir jinai galės likti jo žmona, bet dėja. Čia taip absoliutiniai monarchai įgijo labai daug priešų visomis prasmėmis. Čia yra viena iš bėdos, reiškia. Bet kita vertus, reiškia, tai tos moteris varžydavosi, kad patrauktų save dėmesį. Tai jeigu mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, kostiumų vystymas 18 amžius ir proveržis. Taigi tai irgi yra kultūra, kuriai reikia kažkur tai salonų kultūra. Net. Ką veikia moteris šitoje epochoje? Moteris atranda savo vietą. Nes taip iki šiol, reiškia, kol ten geležies amžius, reiškia 17 amžius karai, tai to moterim ten sunkiau, reiškia, reikštis, bet dabar 18 amžiuje jos atranda savo veiklos formą, tai yra salonai. Tai yra speciali programa vadovaujama moterų akivaizdžiai, daugiausiai moterų, kurios organizuoja tokius klubinius užsiėmimus. Kviečia gabius dailininkus, kviečia gabius, reiškia, ten muzikus, literatus ir visus kitus. Dažniausiai, kaip tokiam ypatingai pagyvenusiam poniom labai imponuoja jauni, reiškia, perspektyvūs jaunuoliai. Ir jos globoja. Globos dalykas. Ir tai jie ten ateina, tai jie ten dažniausiai nelabai ten vieną tą varšą švarkelį turi, net ten studentas kažkoks gabus ateina, bet ta ponė jam ten pamaitina, jį ten supažindina ir vertina ne jo rūbą, bet vertina jo gebėjimus. Tai reiškia, paskatinimas žmogui kurti, jisai tada, taip, kaip ir tokio, pavėjinio kursų biškeina. Ir jie daro karjerą, supažindina, pažinčių vieta, reiškia. Ir čia moteris tiesiog klesti. Čia yra jų veiklos rytis ir žinomi tie salonai, kurie, tikrai atliko didžiulį tokį katalizatoriaus vaidmenį visuomeniai, nors paremti kartais tokiais paprastais sentimentaliais dalykais. Ir tengi vėlgi, kada tas kultūrinis gyvenimas toksai užsikuria, tada yra užsakymai kultūrai. Tie žmonės tampa, kurie padaro karjeras, absoliutinė monarchija. Gali padaryti karjerą per valstybinę arba per karinę liniją ir tada jau tu atėjęs iš tos kultūringos aplinkos, tu negailėsi pinigų gražiam paveikslui. Tai ne tie, kurie reiškiasi tenai. Bet dabar šiais laikais, man atrodo, kadangi turtingų žmonių yra nemažai, tai irgi atsirado tas va toks. Po truputį atsiranda tas. Bet mūsų elitas ateina kitokiu būdu. Pas mūsų elitas ateina iš verslo, kuris tiesiog perku parduodu būdu išeina ir jisai dažniausiai neturi laiko studijų metais gauti reikalingo išsilavinimo. Jisai nevertina daiktų pagal jų tikrą vertę, ieško kaip pigiau, visą laiką kaip pigiau, tas skurdo efektas, reiškia, veikia. O ten pas juos jau tu ateini, reiškiasi, per tą išsilavinimą tu gauni tos šviesos. Už tai kaip čia, pavyzdžiui, kokie prancūzai atvažiuoja į Lietuvą 18 amžiuje. Dūsta, reiškia, per mažai čia visko, mums reikia daugiau, mes norim grįžti į Paryžių, tai Paryžius kaip pasaulio kultūros centras, Europos bent jau. Tai tai čia tie dalykai veikia ir šitoje aplinkoje visoje, reiškia, tokioje beaugančioj, atsiranda labai daug naujų idėjų, jie vienas kitą paremia, reiškia, ir tai yra tokia erdvė, kuri kartais monarchijam trukdo judėti. Ir vis dar veikia represinis aparatas. Taip, jeigu ten tas žmogus pasakė eilėraštį prieš karalių, tai greičiausiai bus jam problemų, reiškia. Tai va. Aleksandras von Humboldtas. Jo, jisai be abejonės yra naujosios epochos atstovas, bet aš dėl ko įdedu, reiškia, kodėl įdėjau šitoj vietoj? Dėl to, kad Aleksandras Humboldtas, jisai yra gimęs dar anoj sistemoje. Čia yra toks paradoksas. Visi naujosios epochos kūrėjai, jie yra atėję iš senos sistemos. Bet ta jau tie augantis daigai taip ir padaro. Tai jo tėvasgi tiesiog buržuavo, padarė didžiulį, tiesiog uždirbo daug pinigų, sudarė sąlygas savo vaikam puikiai vystytis, išsilavinimą gerą davė ir taip toliau. Tai jis jau iškilo toje epochoje. Ir tam tikra prasme, reiškia, šitie žmonės, jie yra 18 amžiaus pabaigos visuomenės vystymosi produktas. Bet jie iš ten ateina, jie tęsia kažką, tai jie nėra. Tai taip, kad, pavyzdžiui, pavyzdys, pas mus yra toks požiūris, cariniai karininkai.
toks jis neigiamas. Nu, cariniai karininkai. Nu, aišku, kad jie atėjo iš 19 pabaigos 20 pradžios visuomenės, ne, kur kūrė Lietuvą. Taip, mūsų jauni tie, reiškia, lietuviai, jie čia kažkokie senojo režimo atstovai, ne, bet jie atsineša kultūrą, jie iš ten ateidami sudaro pagrindą veikti naujai kultūrai. Tai va tie tiltiniai žmonės, kaip aš juos vadinu, viena koja toje epochoje, kitoj, jie būtinai turi būti ir mes turime suprasti tą priežasčių pasiekmių grandinę, kuri leidžia padaryti tą 19 amžiaus pradžios proveržį moksle, kuris yra tiesiog didžiulis ir kas tai bebūtų, ar Čarlzas Darvinas, reiškia, čia visai 19 amžiaus žmogus, reiškia, ar Humboldtas, jie vis tiek, reiškia, yra tie iš 18 amžiaus antros pusės šito didžiulio mokslo, kultūros, ekonomikos pakilimo. Tai istorija irgi veikia šitas dėsnis, kad niekas iš niekur neatsiranda. Būtent. Tai va, tai tokiu būdu, reiškia, mes ir žiūrim dabar šitoj mūsų pirmoji laidoje, iš kur mes ateinam, reiškia, iš kur tie ateina žmonės, iš kur susidaro ta aplinka, kur gims naujos idėjos, nauji lyderiai, reiškia, ir va. O dabar mes šokam į masonų ložės posėdį. Taip. Masonai ten, reiškia, šiaip jau yra siejami maždaug su 1717 metais. Taip paprastai, reiškia, kada jau atsiranda jų tokia forma, nors jie patys, reiškia, kildina savo kilmę iš esmės iš amatininkų cechų ir ten nuo visokių dar mistinių dalykų, ten pas juos daug visko yra, bet tai yra 18 amžiaus iš esmės dalykas. Tai pradžia yra amžiaus pradžioje, bet jų proveržis iš esmės įvyksta, nu, sakykime, po 1750 metų, jau čia kaip kurioj valstybėje. Reiškia, na, tiesiog jie tampa labai dominuojanti, madinga tokia vieta, susijusi su tuo, ką aš kalbėjau apie tuos masonus. Nes kada negali padaryti viešai kažko, tai gali tą daryti slaptai. Aš pateiksiu vieną pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, pas mus kariuomenė. Ne? Nu, kariuomenė yra daug visokių suvaržymų, karininkai negali dalyvauti politiniai veikloje, nu, visur jie negali. Ne, to negali. Tai tada gali daryti neformaliai. Tai vat mes turėjom karo akademijos diskusijų klubą. Ir mes jo niekaip neforminom. Nes jeigu būtume forminę, būtų uždarę. Bet kai tu nesukuri, tai nėra kai uždaryti, teisingai. Bet jie ten susirinkdavo, diskutuoti, nes reikia, žmonės nori padiskutuoti, nori išbandyti savo idėjas, jiems reikia, nu, galų galiai, čia jų tokia ir pareiga. Bet tai čia reiškia, kad ir dabartiniais laikais idėjiniai žmonės yra kažkaip pristabdomi, yra uždedamos lubos jiems. Šito negalima, čia šitas yra mūsų reikalas, jūsų reikalas yra... Nu jo, nu, tai mes galime įsteigti, yra ten tos visuomeninių organizacijų, reiškia, kūrimo formos ir viskas tvarkoja. Nu, bet ten, pavyzdžiui, jeigu kas yra dirbęs tokio organizacijų, tai paskui išpjauna. Nu, tai tu ten turi būtinai teikti 25 ataskaitas. Nu, tai tas 25 ataskaitas turi būtinai kas nors prižiūrėti, kas išmano tos dalykus. Turi samdyti buhalterį. Nu, tai dar gal ir kokį kitą žmogų. Tada atsiranda pastovios išlaidos. Jeigu pastovios išlaidos, pastovios pajamos, tada tu turi gauti iš kažkur pajamų. Pastovių. Ir tada tu užsiimi tų pajamų paiešką. Ir organizacija užsiima ne savo tiesioginę veiklą, ką jie turi daryti. Ir tada iškyla vadovai, kurie moka spręsti šitas problemas. Taip atsiranda, reiškiasi, vadybininkai vadovai, bet ne vadovai, kurie šviesuliai. Tai va čia dėl ko, bet aš čia nukrypiau nuo kurso, bet aš tiesiog noriu paaiškinti, kodėl masonai suklesti. Todėl, kad kai yra visur tokie leidimai, neleidimai, ten vieta hierarchijoje, rangų lentelės ir visokie kitokie 18 amžiaus dalykai, tai reiškia, tu negali visai padaryti kažkokio pokyčio, tavo gyvenimas per trumpas, tu kol padarysi karjerą, paskui žiūrėk, jau tau metai ateina ir tu nieko nenori daryti. Ir tada, kaip tie salonai, tokia neformali veikla, taip atsiranda ir neformali masonų veikla, kurie susitinka į slaptus susitarimus ir jie tenai gali esminiais klausimais sutarti, pavyzdžiui. Ir kadangi tai tampa neformalia, bet svarbia valdžia, natūraliai vis aukštesnio rango vyrai ir moteris eina į tą veiklą. Nu, daugiausiai vyrai, moteris gal netiesiogiai tame dalyvauja. Ir tas atsiranda toksai ta vieta, kad masonų susitikimai tampa beveik ir privaloma vieta, kur būtų galima, nežiūrint savo rango, vietos ir viso kito, bendrauti su protingais žmonėmis ir generuoti pokyčius, kuriuos paskui realiai jie įgyvendina būnant savo vietos, įskaitant pačius monarchus.
Patys monarchai eina į masonus. Todėl, kad jiems reikia erdvės, kurie galėtų su kažkuo betarpiškai pabendrauti, gauti kažkokio paprastų perspėjimų ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ta prasme, tu turi nusimti savo tą kiautą, kad tu būtum normalus. Tai kurie čia monarchai buvo masonai? Nu, aš nežinau visų, bet daug. Bet daug. Ne? Ir kartais tokie valdovai, kur net į galvą neteitų, kad jie čia tokie. Tai jeigu mes jau kalbam apie karalius, tai yra, bet jiem yra vienas labai toks apribojimas. Katalikų bažnyčia čia žiūri didžiulę konkurenciją. Masonus. Todėl, kad jie perima tą monopolį, kurį iki šiol turėjo bažnyčia. Nes bažnyčia idėjų pasaulį valdė. Bažnyčia reiškia savo moralės mokslai, su savo, čia dabar jau gal regioniniai dalykai, bet jezuitiškų rengimų. Iš esmės jie valdo švietimą, socialinę rūpybą ir daugybę kultūros sritį ir daug kitų sričių valdo bažnyčia. Ir kada atsiranda šitas daiktas, jisai akivaizdžiai nebe iš ten kilęs. Ir jiems yra didelis konfliktas. Reiškia, ir bažnyčia priešinga masonams. Tuo labiau, kad jų tenai, sakykime, mokymuose, ypatingai slaptose dalyse, buvo labai nemažai senųjų erezijų paslėpta. Nes mes galvojam, kad nebuvo erezijų. Buvo erezijos visais laikais. Visokios, reiškia, visokie sumanimai, kurie netitinka oficialaus bažnyčios mokymo. Ir netgi ir protestantiškam pasauliu vis tiek taip yra, kad, reiškia, yra kažkokios naujos. O čia, reikia, tokia susidaro konkuruojanti firma. Ir tiesą sakant, tai yra konfliktas rimtas. O šiandien daug kas nežino, nes ir šiandien masonai veikia ir kai kurie atvirai, kai kurie labiau gal pasislėpia, bet iš esmės reiškia veikia. Tai Prancūzijos revoliucija, pavyzdžiui, susijusi su masonais? Akivaizdžiai. Nes, pavyzdžiui, Prancūzijos revoliucija tai tikrai yra viena iš jos strėlių nukreipta į bažnyčią. Tikrai yra karas prieš bažnyčios vietą. Nes būsimojoje tvarkoje. Jos užima panašų segmentą žmonių idėjų pasaulyje. Jos negali... Tai žodžiu, masonų judėjimai mus veda prie revoliucijų. Masonų judėjimai mus veda prie revoliucijų. Nes bažnyčia, reiškiasi, bažnyčia linkusi išlaikyti esamą situaciją, jeigu jinai ten užima pakankam komfortišką vietą. Nu tai, pavyzdžiui, mes dabar dažnai nesuprantam, nes mes ten nešam aukas, ne bažnyčia ir jie iš to gyvena, bet šiaip pagrindinis pragyvenimo šaltinis katalikų bažnyčios buvo žemėvalda. Tiesiog bažnyčia... Ir dabar tebėra turbūt Lietuvoje, tai tikrai. Nu ne, tai tik tai pastatai likę, bet, pavyzdžiui, ta žemėvalda, kur ten kokia nors dovanojo, ten 1385 metų privilegija, ar ten 87 katalikų bažnyčiai, kur ten paskirtos ištisos žemės valdos ir visi valstiečiai yra bažnytiniai valstiečiai ir jų uždirbami pinigai ir visi kiti dalykai, jie keliauja į bažnyčios biudžetą. Nu dabar nekilnojamą turtą nuomoja turbūt, ne bažnyčia. Nu tai jo, bet čia jau yra reiškia, o šiaip seniau buvo žemėvalda ir tada žemėvalda jie yra labai geroj vietoj. Tu tiesiog gali nieko nedarydamas jau turėti fundamentus, tu gali, aišku, ten intensyvintą žemės ūkį. Bet ir nieko nedarant tau ateina, reiškia, pagrindas ir ten yra gerai. Ten tu saugiai jautiesi, nes tai yra nepriklausomos, neapmokestinamos dažniausiai pajamos, kurios, reiškia, tau leidžia tiesiog gyventi. Ir tokiu būdu, reiškia, čia turtas bažnyčių yra ir tos mūsų didžiosios bažnyčios turtas ateina iš ten. Tai šitas bažnytinė žemėvalda, jinai visą laiką labai pagunda didelė tiem, kurie norėtų ją suvalgyti. Todėl bažnyčia bus senojo režimo dalis. Nes jinai legitimuoja absoliutų tą režimą. Jeigu valdovo patvirtino, tai visą laiką atkreipti dėmesį, kad išventinimo ceremonijų visą laiką dalyvauja bažnyčia. Ir jinai skatina, reiškiasi, savo parapijose tuos valstiečius, ten gerbti karalių, minėti jo ten kokias nors vardinės, reiškia, kalba apie jį kaip apie tokį pažangų daiktą. Ir tokiu būdu stabilizuoja visuomenę, todėl didžiausi absoliutinės monarchijos šalininkai yra valstiečiai. Valstiečiams yra gerai, kad yra karalius, yra kažkokia valdžia, yra tvarka, yra ten kaip į ką kreiptis ir jie nelenda per daug į jo gyvenimą. Tai kam buvo blogai, kad viskas virto revoliucijomis? Revoliucija Amerikoje, revoliucija Prancūzijoje. Kam buvo blogai? Kam buvo blogai? Tai visų pirma tiem... Valstiečiams gerai, bažnyčiai gerai. Didikam nelabai tinka pirmiausia kategorija. Nes jie senais laikais dalyvaudavo generalinių, aš apie Prancūziją kalbą, generalinių luomų veikloje.
galėjo užimti aukštas pareigas, taip, jie ten atstovauja, jie ten vykdavo kokie tai rinkimai, net tose rinkimuose jie statydavo savo klientų armijas, reiškia, užtikrinant tokį dalyką, o dabar jie priklauso nuo valdovo malonės, valdovas užpykęs ant magnato gali iš jo atimti arba jį nubausti. Jis dažniausiai to nedarys, nes jam reikia palaikymo, jam reikia ramybės, bet jeigu tu ten labai šiaušiasi, nesvarbu tavo status būsi, atsidursi Bastilijai. Ir taip yra, reiškia. Ir dėl to nemaža dalis tie, kurie netinka, yra tie, kurie užima aukštas pareigas, bet negali užlipti dar aukščiau. Didikai, gerai, bet dar trūksta kritinės masės. Antra dalis, kuriai labai šitas dalykas netinka, tai yra žmonės, stambusis verslas, kuris negauna karaliaus užsakymų. Jie norėtų daryti daugiau, jie norėtų vystyti veiklą, norėtų labai daug uždirbti, bet karalius žiūri, kad, ten gerai, tu čia kažką darai, tvarkoji, jeigu vykdai karaliaus užsakymus, tau gerai bus, bet jeigu tu nedarai taip, arba nepatinki kažkam, tai arba ten galbūt atstovauji kažkokią grupę, kuri karaliui neįdomi ir tu nieko nepadarysi, reiškia, tu atsimuši galvą, tai verslas tą puikiai žino, jeigu valdžios palaikymo nėra, tai labai sudėtinga. O jų gimsta tas verslas gabių žmonių galvose, nesvarbu kokia jų kilmė. Jiem pati luominė monarchija nebetinka. Jie labai norėtų jau kažkokį proveržį daryti ir jie labai norėtų, reiškia, kad karalius, pavyzdžiui, vystytų aktyvesnę užsienio politiką ir ten juos prileistų prie verslų su investavimu į kolonijas ir taip toliau, jie ten nori veikti. Karalius sako, ne. Va šitas rytį valdo, va šitos didikų giminės atstovas, va čia. O čiagi mes kalbėjom apie tą reiškia, kur merkantilinę politiką, kai reikėjo kurti. Iš kaip padaryti viduramžinę sistemą, tai toks būdas, superka visas reikalingas pareigybės iš tų didikų, jiems sumoka iš tikrųjų didelius pinigus, tada paima į savo rankas visą sektorių, tada jį pertvarko ir tada sukuria valstybinę ekonomiką. O jeigu tu negali to padaryti, ir ką, ir sėdi tu tenai, reiškia, ir ta karaliaus administracija iš esmės nesirūpina verslų, nedaro taip, kaip labai reiktų, ir tu nieko negali padaryti. Tu nori pakeisti, tu nori, kad tau leistų veikti, kad darytų įtaką, kad tu galėtum susitarti, kad tu galėtum paskatinti labiau racionalią valstybės politiką, reiškia, viską tą turi daryti ir čia dabar tavo tie apribojimai ir tada galvojau, jeigu taip pasikeistų, tai žiūrėk, gal užimtum visai aukštesnę poziciją, kurios be abejonės esi vertas. Pačia tokia elito revoliucija. Be abejonės. O kur ten laisvė, lygybė ir brolybė? Nėra parlamento. Kai nėra parlamento, nes žmonės dažnai nesupranta, kas yra parlamentas. Parlamentas, tai čia kažkoks 141 kažkoks tai reiškia veikėjas, kuris neaišku, kokiu būdu čia į valdžią tą atėjo, kažkaip jį ten išrinko atsitiktinai. Ir tai jeigu to nebūtų, tai įsivaizduokit, kur reiktų veikti. Tai arba reikia ten papirkinėti kokius ten karaliaus valdininkus, arba įsiteikti karaliui, arba taip toliau. Vienintelė vieta paveikti. Parlamento nėra. Žmonės jau nori turėti laisvę. Laisvę realizuoti savo ambicijas, laisvę realizuoti savo sumanimus, pakeisti valstybės valdymą. Ir jeigu nėra rinkimų, tada kyla slėgis katiluose. Prancūzijoje tai baigsis generalinių luomų sušaukimu ir tada prasidės toks kelias į revoliuciją. Bet su visu šituo triukšmu gimsta tai, ką jūs vadinate nauja dvasia. Ne tik kažkoks politinis bandymas pakeisti situaciją, bet naujas jausmas. O čia su masonai susiję šiek tiek. Laisvė, lygybė, brolybė yra masonų principai. Jiegi broliai tarpusavy. Jie yra tam tikra prasme visi lygus, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, bet jie yra visi lygus ir jie yra vieningi, turi kažkokią bendrą idėją. Ir jie, kada ateina su šitais principais, jie tada gilinasi žmogaus teises, čiagi jų sukurtas reikalas, kad, reiškia, nepriklausomai nuo bažnyčios mokymo jie gali būti visai, kad atrodo ir gerai. Ir tos idėjos tokios jiems labai daug žadančios ir galinčios ir jie palaipsniui, reiškia, per savo narius arba per aplinkas, jie tiesiog pradeda kritikuoti senąjį režimą, kad senasis režimas dirbtinai laiko neleidžia visuomeniai vystytis taip, kaip jinai vystytųsi, jeigu nebūtų šitų rėmų. Tie rėmai pradeda jiem trukdyti ir jie tada sako, reiktų kažką tai daryti. Ir čia tada
kol tas, sakykime, režimas dar funkcionuoja, kol veikia ta valstybė, patenkina pagrindinius poreikius, tai viskas dar taip ir gyvena tokiam. Bet jeigu atsitinka išorniai sukrėtimai, kada tasai režimas nebegali pats iš savęs valdyti dėl to, kad turi finansinių problemų, čia Prancūzijos atvejais. Tai... Finansinių problemų ten atsirado iš karų. 7 metų karas, tada labai daug prancūzai kariavo. Va čia tas ateina iš to, kai sako, gal dabar va čia, kad ir mes Lietuvoje, tai čia va, žiūrėk, galima būtų padidinti mokesčius, bet gal būtų galima čia pasiskolinti. Ir pasiskolinti. Nes niekas nenori padidinti mokesčių, nes tai yra rizikinga politiškai. Tai rizikinga politiškai, o čia pasiskolinti, tai tenai gal kažkokios palūkanos, bet tai ten gal ateinant į vyriausybę ras pinigų, čia aš atsimenu dabar iš mūsų realybės, ką aš matau. Ir tada, tai pasiskolinkim, tai kuo daugiau pasiskolinsim, tuo daugiau palūkanų, bet tai jau ekonomika neblogai skaitosi ir daug metų didėja skola, bet jinai kažkaip yra padengiama. Bet kadangi Prancūzija sudalyvavo keliose nesėkmingose karuose, į kurios reikėjo investuoti, bet atbulinės grąžos buvo mažai arba mažiau negu jie tikėjosi, arba netai pasirašė. 7 metų kare praranda ten kolonijas ir bet pavyzdžiui, Prancūzija remia Amerikos nepriklausomybės kare daug pinigų. Ir kiek laimėjo Prancūzija? Tik tai pakišo kiaulę anglams ir viskas. Tai tas smagu reiškia. Bet to neužtenka. Ir kas ten kažkokie turėjo ekonominį efektą, bet tas efektas buvo mažesnis negu buvo tikėtas ir nesėkminga investicija padaro iššūkį ir Prancūzijos ekonomika iki tiek nusigyvena, šiandien Amerika yra panašioje situacijoje, kad realiai valstybė bankrutuoja, nebegali padengti, tos skolos visos, iš esmės nedidindama mokesčių. Ir kažkas turi būti už tai kaltas. O ką sakote apie Ameriką? Nilas Fergusonas turi tą savo tokią, visą laiką ją kartoja, čia jo sugalvojimas yra, kad jeigu valstybė, supervalstybės skola viršyje išlaidas gynybai, skola pasidaro didesnė už lėšas, kurios yra skiriamas gynybai, jinai nustoja būti supervalstybė. Ką jūs apie tai galvojate? Aš manau, kad taip ir pasakoma ir tą puikiai Amerika supranta, jiegi ekonomiką šiaip suvokia ir jiem tiesiog reikia jo. Bet mes čia dabar apie šiandienės aktualijas kalbam, bet taip ir yra, reiškiasi, valstybė privalo sumažinti savo aktyvumą tarptautinėje erdvėje ir skirti dėmesio sveikatinimui jų ekonomikos. Vidiniam. Tai reiškia atsisakyti ankstesnio statuso lyderystės. Taip, jie tada užleidžia kažkam kitam tam, kad išgyventų, kad neatsitiktų sprogimas, nes ką reiškia, jeigu tu ten 2 kartus padidinsi mokesčius, tai bus revoliucija. O būdas, kaip padidinti mokesčius absoliutiniai monarchijai yra labai nepopuliarus. Karalius nutarė didinti mokesčius. Paskelbė, kad karalius didina mokesčius. Karalius ir viskas. Eina šiktas karalius. Ta prasme, ir tai dar gerai, jeigu tik tai šitas, bet jeigu dar sutampa su skandalu kokiu nors, o skandalai visą laiką absoliutiniai monarchijai vis tiek nulaša, reiškiasi. Tai ten kokia nors gražuolė ne taip, tai ten karalienė ne tą pasakė, tai ne taip apsirengė, tai tuo metu, kada mes čia skurstam ir neišgyvenam, reiškiasi, tai jie tenai maudosi prabangoj, tenai arba ten, įsivaizduokit, jeigu tu ten gyveni visą laiką tokiu perteklios aplinkoje ir ten pasakai kokią nors frazę. Šitos suknelės aš nesidėsiu, ir tos visos tarnaitės viduje, Jėzus, kad man 100 dalį, aš čia iš tų bantukų išgyvenčiau tenai, ne? Ta prasme, taigi tie žmonės šalia yra, jiegi viską mato. Marija Antuanetė niekada nėra pasakiusi, tegul jie valgo, jeigu jie neturi duonos, tegul valgo pyragus, tegul valgo, bet jeigu kažkas paskleidė tokią, pasigauni tokį ir viskas. Ir viskas, reiškia, ir dažniausiai net ne karalius visiems akis bado, bet karalienė, arba kažkoks ten ministras, arba, tie tokie žmonės iš valdžios, ne, tarkim. Ir tas sukelia tokią sprogimą, reiškia. Jis tampa taikiniu tada. Jis tampa taikiniu, nes blogiausia, kad absoliutiniai monarchijai visą laiką aišku, kad karalius kaltas. Jisai daugiausiai duoda, bet jis už viską atsakingas. Man kažkaip atrodo, kad šitas dalykas buvo absoliutinės monarchijos ilgo laiko apsauga, nes joks karalius, nors mes įsivaizduojam kitaip, negalėjo elgtis,
kaip čia pasakyti, nepamatuotai. Jis visą laiką turėjo galvoti apie tą pagarbą ir apie požiūrį į jį. Bet atsiranda paskui inercija. Jam atrodo, kad jisai yra nebaudžiamas. Nu ir kas? Ką Nu, nors taip daro. toliau. Ir Po čia- manęs nors ir tvanas. Jo, bet čia dar yra problema tame, kad reiškia šitas kartais atsitinka su tam tikrų pavėlavimu, kad tas valdovas, kuris elgėsi neatsakingai, jis dar taip ir išgyvena dėl kažkokios inercijos. O tas, kuris aiškiai ateina po jo ir jau bando gelbėti situaciją, jisai už tai susimoka. Vat aš visą laiką pateikiu pavyzdį iš mūsų valdovo Augusto III ir Stanislavo Augusto Poniatovskio. Tai Augustų laikais valstybė visiškai, reiškia, patenka į priklausomybę. Augusto trečias III. Nieko nedaro. Aš tai žinau, kad mano kolegos istorikai čia mane užmuštų šitą pasakymą, bet lyginant su tais valdovais, kurie tikrai darė, nu ten vyko minimaliai pokyčių. Tai Jis gyveno Saksonijoje ir viskas. Bet jisai guli Vavelio katedroje, o Stanislavą Augusto Poniatovskio nieks neįleidžia. Nes jis pralošė valstybę. Dėl to, kad jis pralošė valstybės. Nu, Neprisijungė aišku. prie sukilimo. Nu, aišku, dėl Jisai to, kad buvo jisai Jekaterinos Rusijos- meilužis. Bet, pavyzdžiui, Augustą III realiai irgi pasodino rusai. Jeigu nebūtų Rusijos kariuomenės pagalbos, Augustas III Profesorius, nebūtų... netrodo, kad jokios teisybės istorijoje nėra. Kad jinai kaip gyvenimas. Vat, po to praeina laikas ir tas laikas surašo pažymis visai ne taip, kaip jie. Ne, tai jūs užmušit mūsų klausytojus, jie tada neteks vilties ir jie užsiims arba meditacijom, užsidarys vienuolynus ir taip toliau, nes jeigu nėra teisybės, nes kažkiek jos vis tiek būna ir kas yra įdomu, kad ta teisybė susijusi su to, kad tie žmonės, kurie daug daro, jie vis tiek savo pasiekia. Ir tas absoliutizmo vėlyvoji fazė užauga šitos, dabar tiesa dar paprastų žmonių visa armija yra, mes juos kažkaip palikom ramybėj. Tai yra reiškia, valstietis, kuris dirba ir kurio gyvenimo kokybė priklauso nuo jo darbo realiai pagrinde. Tai kiek jisai pasidarė, tik ir turi. Nu, kaimo žmogaus gyvenimas. Nepriklauso nuo jokios sistemos. Jam geriausiai, kad niekas nesikeistų. Ir viskas. Kad būtų stabilumas ir viskas ok. Bet, pavyzdžiui, miestuose yra daugybė žmonių, kurie yra prasčiokai. Kas tie prasčiokai? Iš kaimo išėję žmonės, kurie nenorėjo ten tarnauti tam uždaram pasaulyje, jie ateina į miestus. Antri, treti, ketvirti broliai. Ir jie, reiškia, ten trinasi, jie ten turi padienių visokių tokių darbelių, ten padirba truputėlį, tai vėl nedirba, reiškia, va tokia prastuomenė, jeigu taip galima sakyti. Va, čia sankilotai. Bet yra visa kategorija Paryžių žmonių, kurie gyvena. Ilgom kelniam, kurie vaikšto. Ne? Nu jo. Bet jie, reiškia, jie labai mato tuos valdovus, jie gyvena tam pasaulyje ir visa kita, reiškia. Ir jie iš esmės nori prasimušti, nes jie mato pagundą. Valstietis mato tik savo poną, kuris gyvena kažkaip ir pagal jį madas dėlioja. O tas sankilotas mato visą valstybės gyvenimą, jisai ten vaikšto, reiškia, visur. Aš kaip pas šitą Žiulį Verną visą laiką prašytą, išplaukė laivas ir didžiausia minė išlydi tą laivą. Ir aš galvoju, kas tie žmonės, iš kurie turi laiko eiti išlydėti kokį tai laivą. Aš dabar neturiu laiko Independence vėliavą kėlė. Negalėjau buvęs jūrinės komisijos, nes turėjau reikalų, reiškia. O kas tie žmonės, kurie lydi? Tai jie ir lydi. Tie sankilotai. Duonos ir mūsų žaidimų. Čia yra tie žmonės, tie patys, jie ten yra, jie ten dalyvauja, ten kažkokios gal apdaros vyksta, gal ten kažkokie renginiai karalius numeta. O per Independencą buvo žmonių susirinkę? Nebuvau, aš negaliu pasakyti. Bet aš tik taip į palyginimą sakau. Nes ten greičiausiai irgi dalyvavo šiuolaikiniai sankilotai. Aš manau, kad ten ribotas kiek žmonių dalyvavo, nes ten yra saugumo reikalavimai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad reiškia šitam minę, apie kurią rašo visi revoliucijos tyrėjai, jinai susiformuoja Paryžiui ir ta minė pasiduoda momento impulsui. Jie yra tie, kuriuos veda kažkokie tai vadovai, reiškia, ir jinai tampa faktorium visam šitam reikalui. Ir su jie negali nesiskaityti. Pradeda atsirasti minė, kuri... Bet minė visada yra neišmintinga, visada yra neprotinga. Bet tai yra vieta demagogams. Tai demagogai, kurie gali pasakyti tam tikrus dalykus ir tam tikri dalykai šitiem žmonėm groja. Tai yra labai svarbus proletarai, kurių būtent Prancūzijoje yra nemažas kiekis ir jie yra ta jėga. Tai va čia tie, kaip kas kam netinka esama tvarka, tai netinka ta tvarka tiem žmonėm, kurie norėtų būti aukščiau, bet negali. Dėl įvairių priežasčių. Kita mūsų laida bus apie Prancūzijos revoliuciją. Tai ten aš tikiu, kad mes išsamiau panagrinėsim, kaip jinai pakilo, o čia dar truputėlį Lietuvos.
Nes kartais visiems atrodo, kad tos Lietuvos 18 amžiuje nebuvo. Tai labai klysta. Būtent 18 amžiaus pabaigoje mes tampam labai stipriai veikiančią jėgą. Na ir Antanas Tyzenhauzas yra vienas iš mūsų šitų naujųjų veikėjų, kuris nėra atėjęs iš tradicinių Radvilų, Chodkevičių ir Pacų, reiškia, pasaulio. Tyzenhauzai nėra pirmo ryškumo žvaigždė. Kilmėje iš Livonijos yra, dėl to vokiškas pavadinimas, reiškia. Bet Antanas Tyzenhauzas yra tas žmogus, kuris yra super gabus žmogus mūsų aplinkoje. Ir kadangi, reiškia, jisai patenka į valdovo valdomą, pas mus nėra absoliutinės monarchijos, bet gyvename absoliutinį monarchijų epochai, ir jis tampa dvaro iždininku. Tai yra tas žmogus, kuris tvarko karaliaus finansus. Ir kadangi o karaliui reikia pinigų, nes jisai užsirūpina kultūrą, jam reikia tiesiog pinigų. Ir jisai jam tos pinigus neša. Jisai racionalizuoja ūkį, jisai Šiaulių ekonomiją ten padaro, ten verčia žemaičius baudžiauninkais, tai turi reikalų revoliuciją, mes turim revoliuciją lietuvišką. Šiaulių ekonomijos sukilimą, tai čia Tyzenhauzas sukėlė su savo reformu. Jis ten pasiaiškina, kuris ten bajarėlis ar teisėtai valdo, tai atima iš to neteisėtai, ką reiškia neteisėtai, davė iki gyvos galvos, paprašė sūnui, sūnus valdo, jau anūkui jau nebeklausė, realiai taip žemė valdovo, bet taip popierius pakelt, tai žinai, toks labai nepopuliariai veikla, bet jisai, tai natūraliai, kad sukėlė didžiulį nepasitenkinimą šito žmogaus iškilimą. Tai jis padaro labai daug, jisai, reiškia, fabrikų stato Gardine, tie fabrikai šiais laikais, tai tokios didelės gamyklos, tai tokios manufaktūros iš esmės. Reiškia, jis daug dalykų daro ir jau jisai rodo tą pajėgumą. Jis galėtų būti labiau priskirtinas absoliutiniai monarchijai, reiškia, bet tas absoliutinės monarchijos veikėjas, kuris čia pas mus veikia, jisai pajudina daugybės ryčių ir paskatina žmonių imlumą įvairiem tokiem dalykam. Ir ten tokios, nežinau, geologinės ekspedicijos jo laikais vyksta, reiškia, tokių įdomių dalykų jo laikais vyksta, reiškia, ta valstybė kažkokia ieško, pradeda ginklų pramonė, karo pramonė pradeda. Tai jis pradeda, šitas žmogus šautuvus daro, uniformas pradeda siūti iš valdiškų, reiškia, audinių. Tai čia yra tas žmogus, kuris tą daro, bet tai atitiktų dar absoliutinės monarchijos tos visus pliusus, bet, reiškia, atsiranda ir keletas jo aplinkinių žmonių, kurie mato, kad ta valstybė turėtų būti kitokia. Bet mes vejamės absoliutinės monarchijas dar tuo metu. Bet jis visiškai atitiktų tai, kas vyksta Prancūzijoje 18 amžiaus pabaigoje. Arba tokia figūra Gripovalis, reiškia, kuris ten kokius nors artilerijos pabūklus ten ištobulina, reiškia, tai yra tos priemonės sukuria, kur Napoleonas paskui nukariaus pusę Europos. Ne? Tai jie yra šitie žmonės ir jie yra absoliutinės monarchijos produktas, kuris iš esmės paskatino tos pačios monarchijos žlugimą. Va šitie žmonės. Štai kaip. Vilniaus universitetas. Vilniaus universitetas atsigauna 18 amžiui, vyksta kabinetai kuriami, reiškia, jis tampa visų mokyklų vyriausiaja mokykla, Lietuvos vyriausiaja mokykla, taip jisai oficialiai vadinasi, vyksta mokyklų vizitacijos, reiškia, žiūri, kaip funkcionuoja visa sistema, tobulina, atsiranda kabinetai, atsiranda investicijos ten į tą visą daiktą. Tai čia yra didžiulis proveržis. Ir šitas visas proveržis, reiškia, skatina užaugti studentus. Laisvą mintį, reformuotojus, žmonės, kurie neatsitenkina esamą situaciją, bet sako, turim padaryti kaip ten, turim padaryti kažką tai naujo, reiškia. Ir jie nėra sėdintis, reiškia, akademijos patalpose, jie eina į gatves. Laurinas Toka Gucevičius, taigi čia akivaizdus, jisai Vilniaus gvardiją formuos, reiškia, Vilniaus gvardijos šefas bus vadas, tai reiškia, sukilimo metu, tai jisai čia iš tos akademijos. Taip, jisai ateina iš didiko, iš Igno Masalskio, reiškia, protekcijos ir jam duotų užsakymų statyti bažnyčias, bet jisai yra pilietiškai aktyvus. Arba Jasinskis, paimkim irgi revoliucinės epochos veikėjas. Tai mūsų revoliucija, mūsų Kostiuška iš čia. Kostiuška gal truputėlį iš daugiau dar ko, jisai čia jungs mūsų tas temas į krūvą, mes dar kalbėsime apie Amerikos nepriklausomybės karą, bet reiškia, bet kokiu atveju šitie žmonės, jie pradeda ir jie yra madingi, jie dažnai susiję su masonais, jie, reiškia, čia veikia, kai kurie net ir prašiokiškos kilmės, bet dėka aplinkybių jau iškyla į viršų ir jie gali pakelti minę. Jie gali kalbėti minios kalba, bet tai nėra tik tai, reiškia, ten didikų dvarų reikalas, bet tai yra jau minios vadai, kurie gali jiem tarti žodį, jie moka suformuluoti poetinę mintį.
Ir va čia labai ryškus ir šitos epochos atstovas, tai yra Kazimieras Nestoras Sapiega, tai yra, žmogus tos epochos, žmogus, kuris baigė kadetų mokyklą ir kadangi patenka į Stanislovo Augusto Poniatovskio proteguojamų žmonių sąrašą, akivaizdžiai, dėka savo kilmės, nes ten jo giminiai yra, ir Sapiegų giminiai yra karalių artimų žmonių, rimtai, per vos ne privačią liniją, reiškia, ir tą vaikiną išsiunčia mokytis į Prancūziją, jisai tenai grįžta 22 metų tampa Lietuvos artilerijos generolu. Tai nerealus dalykas. Nerealus. Žmogui tokiam 22 metų, tai nėra daugiau. Jis ta prasme, tiesiog, protežai. Tai pradžioje jisai, aišku, kaip ir visi jauni žmonės baliavoja ir turi visokių reikalų su teisėsauga, tai čia jau Kazimiero Nestoras Sapiegas, bet jisai tampa vienu iš pagrindinių masonų Lietuvoje. Jisai, reiškia, kūrė reformuotojų grupės, pats paskui tobulina savo žinias ir 4 metų Seimo metu tampa Lietuvos maršalu. Seimo pirmininku. Būdavo abiejų tautų Respublikos Seime 2 maršalai - Karūnos ir Lietuvos. Tai jisai Lietuvos. Jis dalyvauja, reiškia, įvairiuose reformistiniuose reikaluose, jisai figūra, labai matoma figūra. Tai yra tipiškas, reiškia, toks reformatorius, kilęs iš senosios epochos, gavęs gerą išsilavinimą, priklausantis masonams ir puikiai mokantis reikšti savo mintis ir priešminį, jeigu reikia. Nors kartais jo ten raštuose gali rasti ten, kur jisai ten piktinasi prašiokų sukilimu. Tai tipiška figūra. Apie ją reikia monografiją būtinai parašyti, neturim dar jos, gal kada nors. Tai čia šitie dalykai yra toksai žmogus ir jis yra tas tiltinis žmogus tarp senosios ir naujosios epochos ir jis būtent, reiškia, šitoj vietoje tampa vienu iš lyderių 4 metų Seimo metu. Labiausiai matomų figūrų. Ar Amerikos revoliucija yra tiltinis įvykis tarp senosios ir naujosios epochų? Be jokios abejonės. Aišku, tais laikais Amerika nebuvo tokia svarbi, kaip yra dabar. Tai čia iš karto reikia pasakyti. Tai buvo kolonijos. Tai buvo Britanijos kolonijos Šiaurės Amerikoje ir taip toliau ir taip toliau. Bet ir mes apie ją kalbėjome manoji serijoje, ten apie tai buvo atskira kalba. Bet aš ką noriu pasakyti, kad aiškiai šitoje aplinkoje, tų išvykusių aktyvių žmonių aplinkoje, kuriuos jau negali kaip kokioj nors kontinentiniai Prancūzijoje sustatyti į karaliaus biurokratų valdomą zoną, ten natūraliai tie žmonės, jie tiesiog patys kūrėsi. Jie kūrė savo struktūras, jie kūrė savo bendruomenės ir tos bendruomenės yra plėšrios, agresyvios ir nerealiai efektyvios. Jankis kas atsiranda. Ne? Jankis. Labai patinka tas žodis. Tai jis gimsta tada. Tai yra tas toksai žmogus, kuris, reiškia, neturėdamas daug įvairių skrupulų, tiesiog nori padaryti pinigą. Bet jis darydamas... Patinka jums tas žodis. Jis daro tą pinigą, reiškia, bet tą pinigą darydamas, jisai skatina visos visuomenės augimą. Čiagi mes turėsim paskui apie 19 amžių, apie tuos vergvaldiškus pietus ir šiaurinius jankius, reiškia, čiagi bus tas prieštaravimas, bet jisai gimsta šito metu iš tų aktyvių žmonių, kurie, reiškia, sukuria tą daiktą, ką mes dabar vadinam vakarietišką kultūrą, reiškia, tą liberalią demokratiją ir kitais dalykais. Mintis yra tokia, kad daugybė šitų talentingų žmonių, nuotykių ieškotojų, kurie nepasitenkina įrėminimu Europoje, išvažiuoja iš Europos, atranda vietą pasaulyje, kur nėra tokios karaliaus letinos, kuri juos pasiektų ir sukuria naujos idėjos sprogimą. Bet ta letina juos nervuoja. Jinai bando juos pasiekti, sakyti, aš čia jinai sako, mes su indienai susitarėm, čia jūs neisit. Ne, jokie laivai neplauks ir neims žaliavų, nepirks, arba jūs savo produkcijos, ką patys užauginot, negalit vežti į Ispaniją, pavyzdžiui, arba į Prancūziją, kuri gal mielai nupirktų, o greičiausiai nupirktų. Nes kai yra konkurencija pardavimuose, tai tu gali reguliuoti kainą. Ne? Jūs nepirksit, kiti nupirks. Ne? Tai va šito jam neleidžia, jums uždaro monopolį, jie tada išsiveržia, sako, kaip jis gali mums trukdyti. Pats gyveža kur nori. Taigi mes anglai, mes lygiaverčiai, reiškia, ten vokiečiai, kas jie ten buvo. Ir kažkokiu metu tie anglai virsta amerikiečiais. Ir tada idėja kita. Jų interesai išsiskiria radikaliai, reiškia, ir jie tada nori drąsos, laisvės, reiškia, ir tada stoja į kovą. Tai ta kova su Anglija trunka iki 1814 metų.
Čia taip nepasibaigia, Taip, net taip. jeigu jie kurį laiką dar, kada jau galutinai jie atsiskiria, reiškiasi. Ir tai neatsiskiria, aš dabar BBC ir CNN pasižiūriu tas pats, principai galėtų apsijungti, niekas ten nesiskiria, reiškia, tai idėjiškai ir vis tik ryšį jie turi. Ir turi jie tą ilgesį. Konstitucija surašyta pagal europiečių filosofų sudėliotas mintis. Džonas Lokas ten ir visi. Jie turi didžiulį nepilnavertiškumo kompleksą iki šios dienos. Jie turi nepilnavertiškumo kompleksą, jiem vis dar groja žmogus su prancūzišku akcentu ir visa kita. Filmus, melodramas, pažiūrėkit, kas patinka ten, koks pasakojimas, kokia nors princą ten kokia. Bet kai prancūzai rašo savo ten tą, kaip ten vadinasi, žmogaus teisų deklaraciją, jie žiūri į europiečių filosofinę raidą, ar žiūri, ką amerikonai jau buvo surašę? Nėra taip, kad... Tai kad aš manau, kad Prancūzija jiems yra idėjų lopšys, aiškiai, jie iš čia semėsi idėjų, tik tai tiek, kad pačioje Prancūzijoje tas senasis režimas, kaip jie čia vėliau jie taip vadino. Senasis režimas. Tada jie dar taip nesivadino, kai jis buvo senasis režimas, niekas jo taip nevadino, jisai skambėjo kaip normali monarchija ir dar viena geriausia Europoje. Kada atsiranda senasis režimas, pavadinimas? Kada revoliucija atsiranda? Mes sakom, esame nauji, šviežus, geri, o tas viskas, kas buvo prieš tai, buvo senasis režimas, kuris stengia jūs pavergti, prispausti. Tai va, tai pas juos irgi ta revoliucija sunkiai vyko, jiems labai buvo sunku suprasti, kad yra maištininkai prieš karalių, tai labai negerai skamba. Ir jie visokiais būdais bandė čia aiškinti, kad čia ne karalius kaltas, kad čia gal kažkokie tenai žmonės, kad gal ypatingai teisininkai, kurie valdė šitą reikalą, tai jie labai nenorėjo to maištininko, reiškia, to užklijuoto dalyko, bet paskui va taip susidėliojo. Ir tiesą sakant... Bet jie sudėliojo, man atrodo, pagal Montesquieu principą, pagal kurį valstybė yra susitarimas. Mes susitarėm, karalius pažeidė mūsų neatsiejamas teisės, mes bandėm su juo susitarti, mums nepavyko ir todėl mes tada ten paskelbėm kitus punktus. Bet tik tai tada mes viską padarėm teisiškai, mes paprašėm, mes... Taip, ir va čia dabar mes matom, Montesquieu principai. Kodėl? Todėl, kad jų visuomenė pagrįsta iš tikrųjų susitarimu. Susitarimu. Nes jie, kai atvyko į tą Ameriką, į tą visą, kaip reikia įsivaizduoti, didžiulę teritoriją ir labai mažai biurokratijos, tai ką jie daro? Jie susitarė tarpusavį ką nors daryti. Man labai patinka tas, reiškia, kaubojų kaimas, miestelis toksai, kur mes iš Westernų. Iš Westernų, jo. Tai va čia ir yra ta tokia vieta, kur atvažiuoja nauji kūrėjai, jie įsikuria, ten kažkas iš karto užima viešpataujančią padėtį, bet ten visą laiką galima padaryti pinigą, kažkokie ten verslų yra sąlygos, taip laukinis, jisai ten gali atimti kokie plėšikai, ir taip toliau. Bet galioja kažkokios nerašytos taisyklės. Arba jos rašytos tos taisyklės ir laikosi žmonės taisyklių, nes kitaip jie neišgyventų, jie turi kartais susivienyti ir suveikti. Bet reiškia sutartimi paremta visuomenė. Tai ten jinai tokia de facto atsiranda dėl to, kad jie yra toliau. Nes, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje neatsiranda tokia visuomenė ir pas juos todėl neatsiranda Jungtinės Pietų Amerikos valstijos, ką jie norėjo daryti, nes pas juos iš esmės persikėlė ispaniškas modelis, kur yra didikai, kreolai šiuo atveju, kurie užima, viešpataujantis, praščiokai vietiniai ir praščiokai iš Europos atvykę, reiškia kažkokie, ir ta visuomenė neturi sutarties pagrindų ir dėl to jie netampa to, jie tampa kažkokiom tokiom postkolonijiniam visuomenėm ir jos iš šitos savo būsenos išlipa tik 19 amžiaus pabaigoje, gal net ir neišlipa iki šios dienos. Tai kur čia dabar padėsim tašką? Vis tiek persigalsim šiapus. Nukirsim Prancūzijos karalių galvą. Tai va tas karaliaus galvos nukirtimas ir yra ta riba, kuri liudija naująją epochą. O čia yra esminis faktorius, nes dar pradžioje Prancūzų revoliucijos, kada karalius klusniai sėdėdavo generaliniuose luomuose, nebuvo kaip jo pulti, o kaip tu jį pulsi, jis tą daro, ką ir turi daryti, jis neprieštarauja, su viskuo sutinka arba tyli, dažniausiai tyli. Ir kada jau tik tai Marija Antuanetė čia, kuri dabar pateko į ekranus, reiškia, kada jinai čia jau neapsikentė tos situacijos, kada jai ten sankilotai atėjo jos miegamosios ir pradėjo tenai mėtyti jo kelius, tai tada jau ją peržengė raudonąsias linijas ir jau tada nusprendė bėgti. Tai tada už tą bėgimą jos apkaltino ir paskui nukirto galvas abiem. Tai va čia yra tas vienos epochos pabaiga, kitos pradžia
Ir aš manau, kad mes taip natūraliai persikeliam jau į sekantį mūsų susitikimą, kuris turbūt įvyks jau kitais metais. Kitais metais, ar ne? Nu, turbūt, aš taip manau. Gaila, kad mes šitoje vietoje čia taip ilgam išsiskiriam, bet svarbu, kad Valdai, jūs sugrįžote, naujas ciklas prasideda, tai gerų jums naujų metų, švenčių, o po to kirsim galvas čia kažkam. Ačiū visiems, kurie klauso, čia buvo istorijos lentyna su Valdu Rakučiu. Iki. Iki.